man visą laiką anekdotas, manęs nepermuša tas. Gali turėti investicinį gyvybės draudimą, kuriam taikoma lengvata, be draudimo. Be gyvybės draudimo. Tas čia yra amazing. Ant kiek yra absurdas. Tas neturi kopiečias be nežinau, aš ten palygint draudimo kaštus, tai čia tiesiog yra atskiras, nežinau, atskira mokslo šaka yra. Tiesiog atsidarius net Lietuvos banko tą, kur yra kas ką reiškia, ten yra, tiesiog reikia, sakau, aukštai baigti neužtenka. Ir daktarą baigti ne visada. Renkantis tarpininką, turbūt yra keli dalykai. Mokesčiai, sakykime, tas saugumas ar patikimumas ir user friendliness, nežinau, patogumas vartoti. Jeigu ta platforma yra žiauriai cool, ten viskas, labai fainai vyksta. Robin Hoodas, yra pilna tyrimų. Kuo fainiau ten ta platforma viskas pateikta, jie realiai dirba kiekvieną dieną naktį dirba, kad jūs treidintumėte daugiau. Jie nori padaryti labai paprastai. Jeigu kažkas kilo, tikrai matysit, tai išmes top 5 vakar kilę, Nvidia šauna į kosmosą, nori gal sudalyvauti, nepraleis progos. Ir jūs pumpuos, pastoviai tokos. Ar tu gauni 1000 eurų, ar 5000 eurų, investavimas yra procentų žaidimas. Tarsi, taip, investuojant, gaunant 5000, gali atsidėti, tarkim, 10%, 500, suma po 10 metų bus didesnė, negu turi gaunant 1000 ir atsidėjus 100, procentaliai tą patį. Bet jeigu tu dabar išgyveni su 1000 eurų, tai investuodamas procentaliai tą patį ir uždirbdamas procentaliai tą patį, po kažkiek laiko tu sukaupsi santykinai tam tikrą sumą, kuri padengs kažkiek tavo atlyginimą. O jeigu visi dabar pasaulyje investuotojai, kas domisi investuotojai, žino, kad Buffettas yra sėkmingiausias pasaulio investuotojas ir kiekvienas iš mūsų gali nusipirkti Berkshire Hathaway akcijų, kur valdymo mokestis realiai yra 0, kodėl visi neperka? Kodėl visas pasaulis nepatikė pinigų visų pačiam geriausiam pasaulio investuotojui? Retail investuotojas, jisai nors ir perka indeksinį daiktą, bet jisai mano bent jau su matymu ir kokius klausimus ir kokie ten vyksta forumai ir panašiai, kad vis tiek tada jau renkasi nišą. Tai tu nerenki konkrečios įmonės, bet renkiesi nišas. Ir kai vyksta stumdymas tarp nišų, tai yra tas pats aktyvus investavimas. Sveiki visi, mūsų mylimi žiūrovai. Šią saulėtą vasaros rytą startuojam su mūsų podcastų serijos tęsinio. Šiandien kalbėsim be pašnekovų, iš išorės, mes busim su Artūru. Tikimės, kad dar nenusibodom jums, bet galim pasakyti, kad tikrai jūsų subscribai, laikai ir komentarai labai motyvuoja toliau daryti, tai tikrai toliau spauskit laikus. Virs dar apie 40%, kaip žiūrėjau, mūsų žiūri nesubscriberiai. 40-50. Iš Luko balso apie tą motyvavimą čia daug turbūt daug motyvacijos nesigirdi. Aš tai žiauriai džiaugiuosi, kad mūsų jau netoli 7000. Aš šiaip vakar, man atrodo, pasižiūrėjau ir pagalvojom, pirmas video buvo turbūt spalį ar tai lapkritį. Tai čia praėjo 7 mėnesiai, 7000. Tai aš kaip sakau, jeigu baigiant metus ir susukus kiek čia 26 video, turėsim 10 000 subscriberių, tai reikia, žinai, kažkokį įsipareigojimą padaryti. Jeigu 10 000 pasiekėm, ką tada darom? Atskleisi savo portfelį. Ramiai. Tai va, tai vienas žodžiu, aš tai dėl to džiaugiuosi, šiaip kaip tu ir sakėjai, apie 40-50% žiūrovų yra neužsiprenumeravę kanalo, tai mes turbūt kaip ir visada pakviesim tą padaryti. Tai tiesiog taip padėsite mum, pačiam kanalui ir turbūt bendrai Lietuvos investuotojams, kad tą turinį pamatys, pasižiūrės ir bent jau iš tų komentarų, kuriuos gauname, aišku, turbūt ne kiekvienas rašo, bet iš tų komentarų, kuriuos gauname, tai atsiliepimai tikrai yra geri, kad, geras turinys, tai mes dėl to džiaugiamės. Kaip sakant, mes tikrai sieksime toliau išlikti objektyviais ir nepriklausomais, nors va čia pajuokausim pasiūlymų partneriauti gaunam ir kol kas tikrai to, neplanuojam daryti. Gaunam iš tų linksmesnių, kaip sakyt, kur palinkėčiau mums nepalūžti ir, atrodo geriau tada nebedaryti nieko, negu paslysti tą kelią ir pradėti pumpuoti ant tų brokerių šou
kur žinom, kur vis kazino reklama, nu, būtų negerai. Tai va, tai grįžom į mažą savo, kaip ten, mažą, didelę studiją. Buvom truputį išvykę pasivažinėti, tai, kaip sakant, šiek tiek kitas formatas, be abejo, čia mums patiems irgi turbūt daug mieliau filmuotis, yra jauku, šilta, gera. Ir kaip sakė, ir mikrofonai, kameros puikiai veikia. Tai va, šiandieną, kaip Lukas minėjo, tai kadangi berods gruodžio mėnesį darėm tą Q&A sesiją klausimų atsakymų, tik tuo metu darėm gyvą transliaciją, tai po to nusprendėm, kad gal gyvos nedarom, bet jeigu... Nebent rašykit komentaruose labai, jeigu visi trokšta to gyvo, tai, nu, pagalvosim, bet... Jo, bet dabar vat, padarėm, tiesiog įdėjom žinutę, kad jeigu turit klausimų, užduokit klausimus ir juos pasižiūrėsim, atsakysim, tai nežinau, kiek ten vieną klausimą ar 10 gavom, bet klausimų buvo. Tai šiandien mintis tokia, tiesiog pereiti per aktualijas, pereiti per tuos klausimus, kuriuos gavom per paskutinius turbūt pusę metų, kur arba neatsakėm, arba galim šiek tiek paplėtoti. Tie patys klausimai, kuriuos uždavėt vakar, šiandieną žiūrovai. Tai va, tai turbūt programa tokia, gal nebus 3 valandų ar 2,5 valandų kaip paskutinį kartą, bet pasistengsim kuo išsamiau visus tos klausimus pereiti. Ir pirmas, turbūt klausimas, kuris šiai dienai aktualiausias, karščiausias ir visokiojopas, tai yra investicinė sąskaita. Čia man teko kalbinti finansų viceministrę būtent šiuo klausimu, kol dar nebuvo Seimas patvirtinęs. Stebuklas, bet patvirtino. Tai labai džiaugiamės. Tai vat, ir kadangi yra tam tikrų niuansų, kur vis dar matom yra klausimų ir tikrai dar yra nesakytų klausimų iš pačio, tarkim, ar finansų ministerijos, ar iš VMI pusės, tai jų mes ir neatsakysim, nes dar detalių nėra, bet kiek šnekėjom interviu metu su viceministrė, tai ir sakė, kad Seimas kaip patvirtina, tada, kaip sakant, kiti pradeda savo darbus ir iki metų galo viską turi pasiruošti. Tai manau, į metų pabaigą galbūt dar turėsim vieną laidą grinai dedikuotą investiciniai sąskaitai, kai jau bus daug daugiau detalių, nes klausimų tikrai yra, bet manau, galim dar tam tikrus dalykus, kurie liko galbūt nesakyti arba kuriuos galim patikslinti, tai patikslinti šiandieną. Jo, ir čia šiaip bairis bairiu, bet, kaip sakyt, gali sakyti, kad prieš žiūrint šitą kanalą, žmonės užbėgo už akių įvykiams, jau buvo paruošti, sakyt, su tam tikra insaidinė jau nuojauta, kad gali viskas čia būti gerai. Ir nors mes, kaip sakyt, mes vis tiek, manau, iki galo buvom tokie biški skeptiški. Nors mums nieks nepasakė, kad 100% pareina. Atrodė, kad this time is different, šį kartą turėtų įvykti, būtų mūsų pašnekovai, ne, ir, sakė, sunku būtų sugalvoti, kodėl neįvyktų. Bet mes vis tiek, aš manau, aš iki galo vis tiek taip sakau, kad kol nėra, tol nėra. Tai gerai, bet žinai, pasikalbėjome su tais pašnekovais, bet, ir ką, ar šiaip tu happy su tuo projektu, iš principo? Man tai tokios dviprasmiškos mintis. Aš manau, kad mes, tiesiai šviesiai galim sakyti, kad mes ne to tikėjomės. Realiai mes diskutuodavom, čia maždaug kaip bus, kol dar net nebuvo to projekto ir kai išėjo prieš metus tas, sakykime, toks buvo, kaip čia taip dabar, kodėl taip, kodėl nepadaryti gerai. Čia gal pajokauti, žinai, kaip ne patys darom, tai lengva šnekėti, bet... Būčiau kitaip daręs. bet mintis ta, kad buvo mūsų vizija arba suvokimas buvo, kaip aš ir minėjau tenai, kad tas, sakykime, galbūt amerikieškas pavyzdys, kur tu tiesiog darai tą pačią problemą sprendi, tai yra kaupimo pensija, ilgalaikio investavimo problemą sprendi, tik kad pasidaryk pats variantą, kur atsiranda konkurencija, normali konkurencija, kur gali pirkti paslaugą, gali pats daryti, gali, nežinau, ten eiti mokymus, gali skaityti knygą. Ta prasme, kad atsiranda dabar labai keistas dalykas ir kas turbūt daugiausiai kalbų kelia, tai būtent, kad įvedus sąskaitą naikina lengvatas į 3 pakopą ir investicinį gyvybės draudimą. Tai GPM sugrąžinimui. Jo, tai čia pašnekėsim atskirai, nes ten vėlgi yra, manau, irgi niuansas, kad kas dar nėra pasirašę, galbūt yra proga pasirašyti ir dar 10 metų naudotis tuo, ko jau
nuo sausio 1 nebegalėsi naudotis, tai bent jau pasirašyti ir po to žiūrėti, nu, tai tarkim ten Bet tiesiog aš noriu sugrįžtant prie va to, kad aš nehappy iš tos pusės, kad galbūt nepatenkino lūkesčių, nu, bet čia sakau, nu, koks skirtumas. Ta prasme, iš valstybės pusės žiūrint, atrodo atsakymas buvo toksai, kad kadangi tai buvo bendras paketas, tai jų tikslas buvo, kad vienur kažką palengvinus, kiti palengvinimai dingsta, kurie pagal jų visokias analizės, tyrimus ir panašiai atrodo, kad pridėtinės vertės nekuria investuotojų. Nu ir labai daug minėjo tą investicinio gyvybės draudimo brangumą ir taip toliau ir panašiai. Nu tai va, bet žinai, aš visada sakydavau, tai okei, bet jeigu draudimas brangus, tai bet yra trečia pakopa, kur gal nėra brangus ir ta prasme ten vertės yra daug. Nu tai vienu žodžiu, tai va, manęs asmeniškai tas argumentas jisai nelabai įtikina, nes mano suvokimu lietuviai vis dar nėra ta tauta, kuri kaip švedai ar ten amerikiečiai daug investuoja, tai nu, atitinkamai reikia tam tikrų paskatų, kai vat, mes ir šnekėjom. Jeigu norim, kad būtų žalia energetika, nu, tai finansuojam vat, saulės batareiką ant stogo statais, įgauni subsidiją. Jeigu mes norim, kad, reiškia, žmonės patys pasirūpintų savo ateitim, pensiją ir panašiai, nu, tai irgi turbūt reikia kažkokio. Tai lyginant su tuo, kas buvo, investicinė sąskaita yra geriau. Vat, jeigu, tarkim, tu ar aš, ar ten kiti investuotojai investuodavo, pavyzdžiui, į obligacijas, kur gaudavo palūkanas, į sutelktinio finansavimo platformas, kur kažkokie vėlavimai, įgaudavo tenais akcijų pirkimą, pardavimą darydavo. Tai faktas, kad yra geriau. Nu, ta prasme, vienas dalykas, kaip ir sako, tada atsiranda tas teisingumas mokesčio prasme, nes tu neskaičiuoji atskirai, palūkanų tiek uždirbau, čia taip apsimokestina, čia investicijų vertės užfiksavau pabrangimo tokį, čia tiek, bet jeigu kažkur minusas, kažkur pliusas, tai nu, nesusinetina, tai va, tai sąskaita tą išsprendžia. Kad iš principo, jeigu aš sakau, kad va, mano visos investicijos bus po ta investicinė sąskaita, vienais metais uždirbsiu bendrai, kitais pradirbsiu, tai aš realiai nemokėsiu GPM, kol aš tų pinigų neišsimsiu vartojimui. Ir čia dar kitas svarbus dalykas, kad jeigu aš įdėjau per, tarkim, pavyzdys, per metus investuoju po 5 000. Investuoju ir po 5 metų investavęs 25 000. Ir tarkim, 6 metais aš pradedu, man prireikia pinigų, nusimu 5 000, tai aš nieko nemokėsiu. Aš nieko nemokėsiu, kol aš nenusimsiu tų 25 įdėtų, o tai gali būti dar po 5 metų. Tai va čia tas, sakykime, priklausomai nuo situacijos, bet tas mokesčio mokėjimo momentas, jisai gali būti ir po 20 metų. Tik tai jeigu žmogus, pavyzdžiui, jisai kaupia ir panašiai. Aišku, čia prasideda klausimai, bet jeigu žmogus periodiškai investuoja TF'us ir jis nieko neišsiminėja, nu, tai jam ar taip nieks nėra tų mokesčių. Tai vat, bet yra daug tokių, kurie investuoja, tarkim, vat, į obligacijas, gauna kiekvienais metais palūkanas, tada jas reinvestuoja, yra kur galbūt kažkokį fondą užfiksuoja ten po 5 metų, po to vėl reinvestuoja. Tai šitoj vietoj tikrai pagerina lyginant su tuo, bet kaip ir tu sakai, ir realiai visi šnekėjo, tai labiau buvo ne tai, nu, mokestinis, apskaitinis toks, nu, sutvarkymas. Žinai, aš bandžiau išsiaiškinti vis tiek ir negavau aš to atsakymą. Kad sakant, kad jeigu pridėtų tą lengvatą, kad investiciniai sąskaitai laikai ir ten išeiniai kaip trečioji pakopa arba po gyvybės draudimo investicinio, kad ten, nu kažkokia tai yra, kad nėra GPM, kad nuo pelno įdėjai 100 000, pasidarė ten per 30 metų 200 000 ir nuo to 100 000, kurie jau uždirbai, jau kai norim bus GPM'as. Bet jeigu jo nebūtų, o dabar išlaikai iki pensijos, kokią įtaką, nu, realiai valstybės finansams, kiek mes tų mokesčių nesurinktumėm. Ir to atsakymo nėra. Aš jo niekaip negavau, nes, nu, jo nėra lengva padaryti. Bet tai, kad nėra lengva padaryti, tai nereiškia, kad yra atsakymas, kad tai yra blogai. Ir man labiau toksai buvo, kad iš tikrųjų viena vertus, aš sutinku 100%. Ir po to pokalbio man irgi šiek tiek tas, galbūt, nu, švelnėja ta mano, galbūt, versija. Tas ne, kad aš suprantu, kad valstybė, mes šalia turim karą, ne? Ir vadinkim, dabar reikia mums didinti galbūt gynybos biudžetą. Nu, ir tose mokesčius šiek tiek galbūt pasikelt kažkurioje vietoje, kad, nu, nes, nu, vis tiek reikia, tu negali pagimdyti pinigų kažkokiam svarbiam reikalui, nesurinkdamas jų iš kažkur. Tai kaip reikėtų tos mokesčius nemažinti, o šiek tiek padidinti, natūralu. Ir tas lengvatos įvedimas kažkoks, atrodo, kad kaip ir
nu, neteks biudžetą, bet kita vertus, čia mes kalbam apie tą, nu, po 20 metų, čia kada išeis jie, nu, tarsi, jeigu tie, kas dabar 60 metais, ne, kada ten pensiją reikia išeiti, nu, jeigu tik tuos suskaičiuotumėm, kad jie išeis po 2 metų ir kiek mes neteksim iš jų to rezultato, tai čia galbūt dar galima suskaičiuoti, bet šiaip didžiai daliai, aš manau, kad karas gali būti jau pasibaigęs po 10 metų, nu, tarsi, ar po 20 metų, kas dabar padės investuoti. Tai vat, viena vertus, metas gerint situaciją galbūt ne tas, bet aš manau, kad nėra tų skaičių, kiek čia mes geriname blogą. Ar labai pablogėtų. O kita vertus, geriau small wins, mažais žingsniukais, nes taip visą laiką norės padaryti, tai kalam gerą iš karto, bet, nu be abejo, nu, mums lengva sakyti, kaip dabar futbolą visi žiūri, turbūt, nu žinai, reikėjo su kairė kojas per ten, nu, tuose, kai žiūri per, per ekraną ir nuo sofos kažkaip vis paprasčiau atrodo. Tai, kad tai praėjo, kad tas įstatymas dabar važiuoja, kad viskas tas vyksta, tai yra puikiai. Manau, kad vis tiek reikės diskutuoti toliau ir bandyti, nežinau, kažkaip įtikinti politikus, kad reikia dar vieno sakinio. Viskas gerai. Kiek idėjai, tiek išsiėmėjai, jeigu išsiėmėjai daugiau negu idėjai, bet jeigu yra likę mažiau negu 5 metai iki pensijos, tu patenki į tą pačią, vadinkim, mokestinę lengvatų šou, kaip ir turi gyvybės draudimas ir pensijos. Tai ir čia tada su tokiu, tai sakau, būtų ne visiškai identiškai gyvybės draudimui, nes gyvybės draudimas, žinom, turi pačias geriausias, sakykime, lengvatas kažkaip susiderinę. Neaišku, kaip, irgi bandžiau klausti, bet, sakant, kas ten kada derino, reiktų žiūrėti, bet taip, tada automatiškai gautųsi, kad dabar ar tu investuosi, pavyzdžiui, 3 pakopą, tai nuo kitų metų, ne, kas pasirašo, jisai nuo įmokų nebegalės susigrąžinti. Bet vis tiek dar bus tas, kad tu išlaikęs iki ten, berods 5 metai ar ten 5 metai iki pensinio amžiaus ir pasiminėjai, tai tada to nuo prieaugio nereikės mokėti. Vėlgi, čia dabar yra tokia, žinai, bet iš to, kaip čia dabar vyksta komunikacija, tai man truputį baisu darosi, ar šito nesugalvos panaikinti, ne? Nes čia tai jau būtų, tikrai pažeisti, rimtai pažeisti jau lūkesčiai, bet, žinai, visko būna. Tai man truputį baisu, kad vos ne tai, kad ši investicinė sąskaita, sakykime, gerins, bet tuos dar, reiškia, leis žemyn. Bet čia, šito mes nežinom ir aš tikiuosi, kad kadangi ten, kaip sakė, yra sukurta kažkokia darbo grupė, kuri vienžodžiu stebės ir bandys tobulinti, tai gal tave, pavyzdžiui. Mes esame pasiruošę. Jeigu politikai, darbo grupės nariai, ar kas tą darysit, skaičiuosit, bandysit, ir jeigu, nežinau, trūks darbo rankų, idėjų, tikrai esam pasiruošę, kažkaip padėti, to nuomonę galbūt, ne tai, kad sakom, kad mes visos Lietuvos investuotojų nuomonę kažką atstovaujam, bet atrodo, mes atstovaujam common sense šitoje vietoje. Ir jeigu tai labai brangu, paskaičiuokim ir sakysim, mes savo to leisti negalim. Viskas gerai, bet turim gauti atsakymą. Čia tarsi netgi, tarkim, pasako atsakymą, kad tai turėtų paketą, kad yra paketas ir kad bendra vertė, tarkim, mokestinė, nebūtų kažkokio praradimo, ne? Bet tada jeigu užduodi klausimą, tai palatai, o kiek dabar tos lengvatos išlaidų sugeneruoja ir kur jos dings, bet dings tik tai po, sakykime, su kitais metais naujų nebegaus, bet dar 10 metų galios, ne tas, kas buvo. Tai čia toks, kokia čia suma ir kokia čia suma ir parodykit, kad čia nulis yra, žinai, nėra tų skaičių. Kaip sakai, tai keista galbūt truputį tai, kad nėra skaičių, arba jie nėra parodomi, gal jie yra, bet nieks apie juos nekomunikuoja, nes galbūt tie skaičiai per sudėtingi yra, plus, kaip suprantam, žinai, prognozuoti, tarkim, tas lengvatas, kurios dabar yra labai lengva, nes tu turi istoriją, kiek moka, kiek klientų yra, sakykime, kiek jam gražindavai, bet nėra, o kiek tų investicinių sąskaitų bus po 5-10 metų. Žinai, jeigu tikslas turėti 1 milijoną tų investuotojų, dabar yra tik ten 100 000, tai bus, žinai, 10 kartų didesnės sumos. Tai ir kaip tu sakai, žinai, paskaičiuokim, kiek ten po 20 metų ar ten kažkada praras to mokesčių, jeigu padarytų tokią lengvatą investiciniai sąskaitai kaip 3 pakopai, tarkim. Sunku pasakyti, nes o kiek tų pinigų ir kiek tų investuotojų bus, žinai, bet kokias čia prielaidas reikia daryti.
Mes daug ko nematom, žinai, mes iš tikrųjų, mes žiūrime iš to paprasto Mes investuotojo. žiūrim, va tiek, o yra va Yra tiek. daug dalykų, nes Amerikoje irgi tengi daug su tais mokesčiais, daug niuansiukų. Tu pakišai savo startupą dabar irgi galbūt tipiniai popieriai panašiai ir ten, žinai, unikornas milijardas, žiūrėk, ar gali unikorną pakišti po investicinę sąskaitą, nu kaip pavyzdys, kaip pardavėjai, nu kaip, žinai. Tai pas mus negali, bet Amerikoje buvo kitas Peteris Tylas pakišo savo PayPal ar ką ten ir... Tai ten daug ir tikrai yra tas didesnis paveikslas ir aš tikiu, kad ir šiaip pasišnekėjus ir vat man ir su Luku kapitalo rinkų plėtros vadovu, tai jo, ir tas Singapūro variantas, kaip jis ištraukė, kad sako, nu, žinai, mes žiūrim vienai, bet pasaulyje yra labai įvairių įdomių variantų ir jeigu tokį ištrauktum, tai vat, jeigu taip žiūrint, kad čia padarėm primityvų, first step, tiesiog, kad pamatas kažkokius. Ir jeigu tas procesas bus, nu, tas nenutrūks, kad padarėm ir dabar 200 metų nieko keisti nereikia, tai čia būtų blogai, bet jeigu tas iš tikrųjų mintis yra, kad einam pažingsniukais ir rinkom, klausom, žodžiu, rinkos dalyvių ir panašiai investuotojų, nu, paskaičiuojam gal kažką, gal iš outsourcing galim, iš crowdsourcing, duokim, nežinau, kažkam universitetam, nu, tegul rašo kažkas galbūt daktaro, ginasi disertacijas apie tai, nu, atskira tema, tegul skaičiuoja, gal kažkas vis tiek, nu, turėsim kažkokią imti ir turėsim, bet manau, kad jo, mes dar daug ko nematom, bet reziumuojant, geriau negu nieko, jeigu būtų tiesiog suvienodinę su trečia pakopa, nu, būtų tiesiog amazing, būtų tiesiog, atrodo, done deal, bet, nu, viltis dar neprarastos ir manau, kad judėsim link ten. Tai aš čia dar pridursiu, kad suvienodint su trečia pakopa, tai tu neturi omeny, kad nuo įmokų grąžint GPM, bet suvienodint, kad kai jau pasieki pensinį amžių, ar ten tą 55, ar ten 5 iki pensijos, neatsimenu koks tiksliai, kad vat tada išsiimam prieaugių nėra. Tai vat, nes čia, kaip sakant, yra dvi lengvatos. Trečioji pakopa ir IGD naikina vieną iš jų, tai yra nuo įmokų. Ta kas mėnesį, jeigu ten meti ir, nu, metų gale įdėjai ten 1000, kad susigrąžinė. Kita, sakykime, lengvata, kur išlaikius iki tam tikro amžiaus ir pasiimant nėra. Ir čia vat skirtumas tarp trečios pakopos ir investicinių gyvybės draudimo buvo tas, kad priklausomai nuo to, kad trečiai pakopai galiojo simple. Iki 5 berods, bet ne mažiau kaip 5 metai iki pensijos, kažkas tokio. Tai jeigu tau 2, tai tau reikia ten 35 metus, jeigu 25, tau reikia ten 30 metų. Bet investicinių gyvybės draudime buvo niuansas, kad ten priklauso, kiek laiko tavo sutartis ten galiojanti yra, bet ar kokio amžiaus tu pasirašai, bet yra, kad išlaikius 10 metų nebėra to. Aišku, po 10 metų, jeigu tu išsiimi pinigus nuo prieaugio nemoki, bet tada gal tau reikia sugražinti tą lengvatą, kurią tu susigražinai, nu čia dar niuansų yra, bet esmė, kad jau čia nebėra vienodi, žinai, ir atrodo investicinis gyvybės draudimas kažkodėl turi visgi geresnės sąlygas turėjo ir vis dar turės šitą, žinai, šitas jis niekur nedingo. Tai va, tai mes kalbam būtent suvienodint tą, kad skatinti kaupimą ilgalaikį, ne tai, kad skatinti, kad pradėtų, nes gaus pinigų atgal, bet skatinti ilgalaikį kaupimą. Taupyt. Taip, kad taupyt būtent tą vadinamą pakeitimo normą, nes kaip visi šneka, sodra tau duos 30% tavo buvusių pajamų. Antra pakopa, pagal dabartinius procentukus, pridės dar 20 gal. Bet tai vis tiek yra ten šiam kažkiek procentų. Tai dar tą papildomai 30% reikia iš asmeniškai. Tai va, ir trečia pakopa buvo tas variantas, kur tu dar gali dasidėti dar asmeniškai. Ir dabar tiesiog mano supratimu paskata šito vietoj mažėja. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kad būtų motyvuojami patys investuotojai kaupti dar papildomai tam ilgam laikui, kad prisidėtų prie savo, jų mažėja, tai reiškia, mes didinsim tą problemą, kad kažkam neužteks pajamų. Tai jo, čia daug tokių dalykų, nes irgi ten klausia, o tai ar tai, kad ten dabar pakeitė va tą trečiai pakopą, ar tavo sprendimus pakeičia? Sakau, mano gal nepakeičia, bet tarsi, jeigu aš investuoju papildomai per mėnesį ne 5%, o tarkim 15%, tai aš tuos 5 išnaudojau, bet aš dar 10 investuoju, tarkim, kaip pavyzdys. Bet kitas žmogus, kuris tik tai tuos 5% ir investavo, tai jam ta paskata buvo, labai geras įrankis, žinai. Ir šitoje vietoje tiesiog mano baimė yra ta, kad būtent tie žmonės, kurie, nes mes kaip visada sakydam, kad, pirmas, reiškia, susikaup rezervą, antras,
išnaudok tas ilgalaikio investavimo paskatas. Tai yra tiek antrą pakopą, tiek trečią. Ir kai tą išnaudoji, tada važiuoji toliau. Tai Šiaip, žinai, ir nekilnojamų turtų yra lengvatas. Tai va, aš irgi, ar viskas kas nors... Išskyrus, kad, likvidžius tos produktus. Taip, tai va, čia žinom, nežinom, bet, kaip sakant, pirmam turtui, jeigu kur gyveni po 3 metų yra pardavimo atveju, tau nebėra GPM, antram ir bet kuriam kitam turtui išlaikius 10 metų, jeigu tu parduodi brangiau, kas atrodo, kas iš karto investicija yra. Kodėl čia? Nėra gyvenamas tavo, vadinkim, antras, trečias būstas. Taip, tai va, aš kaip investuotojas sakyčiau, tai pala. Jeigu NT yra šitas, tai kodėl man akcijom ETF-am išlaikius 10 metų nėra, žinai, tai kur lygybė, žinai, kodėl jeigu pasakytų kas nors, bet NT yra labai svarbu, nes kad žmonės turėtų kur gyventi. Trečias. Aš pirmas, palikim pirmą ramybėje, pavyzdžiui, bet trečią. Gal negali įsigyti, bet tada investuotojai stato, perka, nuomoja ir tada tipo nuomos rinka yra ir, yra čia tų teorijų, kad maždaug kodėl NT turi tam tikras mokestinės, net nekalbu apie Lietuvoje, tarkim, pavyzdžiui, jeigu įmonė, tarkim, uždirba pelną ir tada nusprendžia nusipirkti už tą pelną NT, mokestininkai gal galės parašyti komentarą, bet mano supratimu tas pirkimas yra kaip išlaidos ir to pelno, kaip sakant, gali to pelno tais metais neturėti. Gal aš čia nusišneku, bet mano suvokimu taip. Jeigu tu perki vertybinius popierius, įmonės lygiai, tai jau nebėra. Tai vat, vėl, kodėl taip yra, žinai, iš kur atėjo, čia, daug giliai. Bet norėtųsi, kad tiesiog, jeigu darom suvienodį, neišras, nereikia nieko labai išradinėti, nieko čia kažkaip padaryti sudėtingiau, tiesiog darašyti vieną sakinį ir užtenka. Tas sakinys, kuris yra įdėtas, čia žinau, vėl, ten tik sakinys yra, bet tarkim, copy-paste, su ChatGPT, nežinau, dabar, nes, manau, rastų tą sakinį visuose dokumentuose, kuris yra, ir jį replikuoti va šitame, kad pridėti ir atrodo, kad jau būtų neblogai. Nes, žinai, iš tos pusės, kad tai kainuos valstybei, taip, kažkiek tai kainuos, nes nesumokės mokesčių. Bet jeigu mes bijom, kad tie mūsų milijardieriai ir milijonieriai tą pradės išnaudoti ir nemokėti, tai mes galim uždėti tą kažkokią 100 000 limitą, pavyzdžiui. Tarsi, kodėl ne? Suindeksuot pagal, vėlgi, kažkokį pragyvenimo lygį, vidutinį ten 10, žinai, tų algų ar kažkiek. Tokį padaryti. Čia nesakom, kad taip, jeigu tu turi milijardą, sveikinu, investicinę sąskaitą, čia vėl turtuoliams padėrėsim dar geriau. Tai vėlgi nebūtina. Galima tam sakinį įdėti, bet nedaugiau, kad jeigu virš 100 000, tarkim, jau tavo yra pelnas, galima jau tada apmokestinti, bet tada daugeliu investuotojų, apie tos kalbam, kurie tik ateina, jie neplanuoja investuoti milijoną ten, ir uždirbti ten 100 milijonų, bet apie tos, kad paskatinti, atrodo, kad, tas sakinys netoks sudėtingas, bet, nemušam vaibo, žiauriai cool, kad yra, geriau negu nieko, džiaugiamės, kad tai įvyko ir bandysim toliau argumentuoti, kodėl reikia dar pagerinti. Kai matysim, kaip tiksliau veikia, nes daug klausimų, pavyzdžiui, ar sąskaita užsienyje, brokerio sąskaita užsienyje, čia jinai kaip yra, ar aš tiesiog turiu sąskaitą Lietuvoje banke ir jeigu išvedu į tą sąskaitą užsienį, čia, kaip, techniškai, kurią čia man sąskaitą reikės nurodyti, kokius rekvizitus nurodyti, ten ir taip toliau ir panašiai. Tai šitas detalės, kitas klausimas labai aktualus buvo irgi, o jeigu aš dabar turiu investicijų, ar aš galiu jas konvertuoti tą sąskaitą. Tai jeigu aš neklystu, tam projekte buvo nurodyta, kad taip, tik tai vėlgi bent jau aš neįskaičiau, ar tada tas konvertavimas, sakiau, kad turėjau Apple akcijų čia, dabar sakau, čia bus investicinė sąskaita. Ar tas įkelimas į sąskaitą atseit, ar tai bus, kad aš reiškės pardaviau ir dabar nuo tos kainos skaičiuojasi, ar kaip bus. Ne, šituo atsakymu kol kas nėra, bet tai yra tikrai geriau negu buvo, tai turėtų supaprastinti tą galvos skausmą, ypač tiem investuotojams, kurie daugiau operacijų daro, kurie turi skirtingų instrumentų. Ir kitas dalykas, daug klausimų gaudom, atsimeni, tai žiūrėk, sako, aš dabar investuoju po ten 100 eurų 20 metų. Kiekvieną mėnesį perku kažkokį skaičių vienetų ETF-ų. Ir po 20 metų aš pradedu pardavinėti. Tai man reikia prisiminti, už kiek aš tos vienetus pirkau. Ir atsakymas, taip, tą turi prisiminti. Prieš 20 metų. Jeigu tu pakeitei 3 kartus brokerius ir realiai tu išrašų neturi,
ir tas naujas brokeris, jisai nežino, tai tau liūdesys realiai yra. Tiesiog neturi, neišsisaugai ir, pavyzdžiui, tas pirmas brokeris jau nebeegzistuoja. Tai tokie atrodo paprasti dalykai, bet, taip, tu turi vos net tada kiekvieną mėnesį saugotis, jeigu tau atsiunčia, tai tada tą mailą turi turėti, prisijungimus neprarasti. Tokių dalykų, šitus tikrai išsprendžia ir tikrai, tas GPM nukelimas, kuris, pavyzdžiui, vienokios instrumentuose būdavo, kitokiose ne, ten, pavyzdžiui, per įmonę investuoji, tai ten į vienur vienaip, kitur kitaip, bet, tikrai yra sąžiningiau. Šitą aš tikrai pripažįstu ir jeigu investuotojas, tokių be abejo nebus daug, bet jeigu investuotojas jisai daro kažkokius sandorius arba, pavyzdžiui, tiesiog elementariai, kas populiaru dabar Lietuvoje, investuoja ten, nežinau, metų termino obligacijas ar tos pačius iždo vekselius, ten taupimo lakštus, jis kas metus gauna palūkanas ir jas viską sumą toliau reinvestuoja, tai šitą tikrai supaprastina, palengvina ir pagerina. Tai čia žingsnis į priekį, tiesiog tikrai palinkėtume, kad nors dar ir nestartavo, nuo sausio 1 startuoja, bet palinkėtume, kad tiesiog tikrai tie žmonės, kurie atsakingi, kad jie to tobulinimu užsimtų, nes padaryti yra geriau, visada galima, mes savo mintimis... Iš mūsų pusės, žinai, mums geriau. Prisidėti savo mintimis visada galėsim. Tai dabar dar mes sakėm, pašnekėsim apie tą, bet turbūt apie tą lengvatos naikinimą, kaip ir pašnekėjom. Aš šitoj vietoj... Aš tiesiog dar prieš tau perinant prie skaičių, matau daug čia skaičių atsispausdinęs, aš tiesiog noriu akcentuoti tai, kad apie ką mes jau šnekėjom, bet dar pakartosiu, ką aš manau svarbu išgirsti žiūrovui ir priklausomai nuo to, kokioje situacijoje jis yra, galbūt pagalvoti. Nes mintis yra tokia, kad su šitų investicinės sąskaitos atėjimu, kas nutinka, kaip sakėm, dingsta įmokų į 3 pakopą ir investicinį gyvybės draudimą įmokų lengvatą. Tai reiškia, anksčiau buvo taip, kad tu gali per metus investuoti 1500 eurų į vieną ar į kitą instrumentą ir susigrąžinti 20% nuo tos sumos. Tai gyventojų pajamų mokestis. Tai reiškia 300 eurų. Jeigu tu dabar turi sutartį, tai nieko daryti nereikia, gali tęsti 10 metų, dar galėsi susigrąžinti tos 300 eurų kiekvienais metais. Bet jeigu tu neturi šitos sutarties ir iki naujų metų nepasirašysi, tai po naujų metų jau nebebus galimybės pasirašyti tokios sutarties. Tai vėlgi priklausomai nuo to, koks amžius, galbūt super jauniem, gal ir nelabai, gal labai, bet mintis tokia, kad vis dar yra galimybė pasirašyti iki naujų metų sutartį. Aš čia vėlgi neagituoju, tikrai nepardavinėjomės nei 3 pakopos, nei investicinio gyvybės draudimo, to labiau. Bet mintis ta, kad dar 10 metų, kas yra pakankamai ilgas laiko tarpas, yra galimybė pasirinkti instrumentą, kur galėsi investuoti ir gauti tam tikrą papildomą... Situacija blogės tame kontekste po naujų metų. Tie, kas dar neturi. Tie, kas turit, tai jums čia nelabai ką keičia. Ir čia aš irgi juokavau to interviu metu, sakau, velnės, bet čia tokį ar supriešinimą, ar tokį šaršalą sukėlė su šitu, bet sakau, taigi visi 300 eurų, tas 1,5, tai jis nėra indeksuojamas. Sakau, po 10 metų tie 300 eurų bus kaip atsižvelgiant į infliaciją, kaip 100 eurų. Kavos padėlis. Po 20 metų iš viso. Tai ta prasme, žinai, gal tiesiog taip palik tą fiksuotą sumą, kuri laikui bėgant tiesiog artėja link nulio, žinai, dėl infliacijos ir nebūtų jokio drama. Taip, bet administruotis reikia. Tai aš sakyčiau, galbūt visas biurokratinis aparatas ten skaičiuot, makoluot, vien gal tas, maždaug, nauda neatsveria kaštų. Gal iš tos pusės žiūrint. Tai aš tiesiog sakiau, kas neturi, pasvarstykite. Tarkim, aš asmeniškai 3 pakopą turiu pasirašęs, investuoja tiek darbdavys, tiek aš asmeniškai karts nuo karto prisidedu, planuoju tą daryti tos artimiausiai 10 metų, tai tikrai, tai čia ta prasme, manau, jeigu neturi, tai kaip mes ir visada sakydavom, rezervas, tos, reiškia, paskatos iš valstybės pusės, 3 pakopa, man atrodo, buvo labai neblogas. Aš šitoj vietoj, kad kol nepabėgam iki kokių brokerių ir panašiai, kur šiandien klausimų atsakymų, bet ta investicinė sąskaita čia pagrindė šiandien startavom, nes tokia aštresnė, galbūt ir aštresnė tema, bet tie klausimai būna labai, vadinkim, kartojasi ir jų yra visas linijos, tai kokie brokeriai, kaip investuoti, ten ir panašiai, bet investicinis gyvybės draudimas, kaip pavyzdys, irgi yra iš tų. Ir kadangi čia kalbant investicinės sąskaitos kontekste, kad kaip mes atsakom su tavim, kad kaip ir
investicinis gyvybės draudimas vis dar turi tą geriausią, vadinkim, variantą. Bet Lietuvos bankas turi pasidaręs skaičiuoklį, visa kampanija yra apie tai paskaičiavę, kiek kainuoja brangiai investicinis gyvybės draudimas. Ir aš šiaip nemanau iki galo, kad ta lentelė, kurią aš dabar sakysiu, čia yra iki galo. Galbūt visiškai maksimalus, efektyviausias variantas, ką gali pasidaryti investicinio gyvybės draudimo tie galbūt klientai, nes ten visokių, vėlgi, programų yra. Įmi standartinė, ką įmi, kaip ką. Bet šiaip, fun fact, tiesiog padarė Lietuvos bankas tą paskaičiavimą. Investicinio gyvybės draudimo. Beje, man visą laiką anekdotas, manęs nepermuša tas. Gali turėti investicinį gyvybės draudimą, kuriam taikoma lengvata, be draudimo. Tas čia yra amazing. Ant kiek yra absurdas. Tas neturi kopiečias be laivų. Nežinau, aš ten, žodžiu, elektromobilių be elektros. Turi mašiną be variklio. Kas vyksta, žinai, bet lengvata yra. Tai iškart supranti, kad, čia doesn't make sense. Kas čia dabar yra, bet anyway. Tai šiaip čia, kadangi karts nuo karto tų klausimų gaunam ir Lietuvos bankas pabandė ir pasistengė padaryti tokią lentelę. Šiaip, čia keli skaičiukai, tiesiog paprastus skaičiukus. Dėl to, po to galėsim palyginti. Kaip gerai, kad, tarkim, investicinis gyvybės draudimas turi tą lengvatą. Bet Lietuvos bankas paėmė paskaičiavo. Aš nesakysiu ten tų pavadinimų, bet grubiai. Bet principas, jeigu per 5 metus žmogus, čia paskaičiavo, kiek sumokės mokesčių. Per 5 metus padarai 5,000 įmokų eurų. Grubiai per metus po 1,000. Paskaičiavo, kiek skirtingom krimtim ten tą mažos rizikos, vidutinės rizikos, aukštos rizikos, tarkim. Visą laiką mes galim su kokiu ETF-u palyginti, tarkim. Tai aukštos rizikos tegul būna pasaulio akcijos, nors ETF-as, simple, ne? Ir žiūrim, ir pavyzdžiui, čia 5,000 eurų per 5 metus, toks po trumpas terminas. Čia kol kas per 5 metus GPM nėra. Neišlaikai reiškia. Tai va kaip ir, bet sumokė nuo 260 iki 1,5 tūkstančio. Tiek sumokė. Tiek sumokė už administravimą, trečiosiam žalim ir panašiai, grubiai, tai 260 eurų. Tai dar, vadinkim, kažkoks skaičius, kas čia gaunas 4%. Kažkas ten, tarkim. 1,5 tūkstančio, net nenoriu skaičiuoti, čia absurdiškas skaičius, ten 30%. Tai gerai, bet, 5 metai doesn't make sense. Jeigu planuojat 5 metam investicinį gyvybės draudimą, be draudimo, nes taip ledinė lengvata, nesueina skaičiai. Gerai, žiūrim 15 metų. 15 metų. Ta pati logika. Dedi po 1,000 per metus. Per 15 metų sudėti, vėlgi, čia nėra kompaundo, ten biškai vėl reikia žiūrėti, bet tarkim, ūkiškai, įdėjai 15,000 eurų, kas metus po 1,000 eurų. Iškūrim, kas gaunasi. Tai nuo 2,000 grubiai iki 4,5 smokė. Sudėjęs 15 ir nuo 2,000 kaštų pagavai iki 4,5. Tai vėl, beliko, kad didžios skaičiai. Tai dabar, aš labai ūkiškai žiūrėk. Tai jeigu mes pataikėm idealų scenarių, tą 15 metų, gerą scenarių akcijoms, ir užvirnai dvigubai, čia vėlgi, kada dėjai ten panašiai, bet tarkim, kad ta suma, kuriai dėjai 15,000, padvigubėjo, ir po 15 metų tu nusprendai išeiti. Žiauri cool, nebus GPM. Tai padvigubėjo, tai reiškia, kad yra 15,000 turi pelno, nuo kurių nesumokėsi tu 15%. Visai, tu turėtum padvigubėjo tavo sumą, kurią tu įdėjai po mokesčių, tai nuo 15 realiai liko 11. Teoriškai tavo ta suma, kurią tu įdėjai, 11 dirbo, nes visa kita nukeliavo mokesčių. Ar ne visai? Nors ne visai, nes čia tik platinimą reikėtų atimti. Jo, bet aš labai ta basic, nes kas gaunasi, kad grubiai, jeigu gyvai 15,000 pelno, nuo kurio bus GPM-as, tai kas čia gaunasi, 2,000, ne? Kažkas ten 2,5, ne? Tai praktiškai tik vienas variantas yra iš tų visų, ką paskaičiavo, tik vienam tu išeini ant nulio. Kad apie 2,000 tu sumokėjai. Visi kiti praktiškai vis brangiau. Tai grubiai, tu turi ledinę lengvatą, kuri greičiausiai ten nespirks, nes tu tiesiog iš kaštų turėsi pusės. ETF-as irgi kažkiek kainuos, bet ten kainuos centus palyginant, nekainuos. Irgi pasižiūrėsim priklausomai nuo to, kiek moki už tos sandorius, žinai. Tai va, žinai, ir va čia mes turim keistą, man labai keistas variantas, kad turim gyvybės draudimą, kuris be draudimo, investicinis be draudimo, ir yra ta lengvata po 10 metų, kas yra ledas, kur bet kitiem negalim sau leisti padaryti. Bet
kita vertus, valstybė nieko nekainuoja. Tai, nors ne, kainuoja. Jie nesumoka, draudikai pasiema. Tarsi draudimas pasiema. Aš sakyčiau, nežinau, Lietuvos bankų skaičiai. Tai vat vien iš to, sakyčiau, reikia labai rimtai pasižiūrėti, pasiskaičiuoti ir Lietuvos bankas padarė ir pasiskaičiuokit, jeigu planuoja ten tą daryti. Ir šiaip mes kūrėme dabar, kaip tik atsinaujinsim savo investavimas LT puslapį, tai rašykit komentarus, kokių dalykų, kokių pjaustimų kampų norėtumėt, galbūt, kad būtų galima atsakyti kažkaip sistemiškai, nežinau, kad padarytum kažkokius palyginimus. Vėlgi, tai nebus lengva palyginti, nes draudimo kaštų palyginimą, dabar prieisim prie brokerio, nes kitas variantas, ką daryti, palyginti draudimo kaštus, tai čia tiesiog yra atskiras, nežinau, atskira mokslo šaka yra. Tiesiog atsidarius net Lietuvos banko tą, kur yra kas ką reiškia, ten yra, tiesiog reikia, sakau, aukštai baigti neužtenka ten. Ir daktarą baigti ne visada. Aš tikrai ten žiūrėjau, bandau dabar sistemintos, kaip padaryti draudimo palyginimą. Nežinau, tai aš šitoj vietoj tikrai pareklamuosiu finansai paprastai svetainė, kur turbūt vienintelis įrankis, nebūtinai idealus, bet kur gali palyginti trečią pensijų pakopą, gyvybės draudimą ir ETF realiai pasižiūrėti, kiek tu sumokėsi mokesčių ir susigražinės, ir gali ir nesusigražinės, ir po to yra GPM-as, nėra GPM-o, tai tą gali padaryti. Bet taip, čia žinai, aš gal, nežinau, pajokaudamas, bet nebuvo viena nuomonė žiniasklaidų buvo, kuris sako, tai jeigu turim 400 000 sutarčių žmonių, kurie nebūtinai žmonių, bet nes sutarčių gali kelias, tarkim, vienas žmogus turėti, bet kažkiek ten tų 100 000 sutarčių investicinio gyvybės draudimo, tai negi jie visi nusipirko blogą produktą. Kiek Lietuvoje buvo nusipirkę NFT? Tai mano atsakymas buvo, kad nei vienas iš jų arba labai nedaugas iš jų ėjo ir pirko. Dėl to, kad žinom, pardavėjai gaudavo po 30% arba ta pati įmonė 30% pirmus 3 metus platinimo mokestį, tai dabar įsivaizduokit, ką yra patogiau pardavinėti, ar antrą, trečią pakopą, kur platinimo mokestis yra 0 ir galbūt uždirbi ten 2 eurus, ar investicinį gyvybės draudimą, kur platinimo mokestis nuo 100 eurų mėnesinės įmokos per pirmus metus yra kiek? 300 eurų, 400 eurų. Ta prasme, kalbam 100 kartų didesnis platinimo mokestis. Tai tiesiog, užduokim klausimą, kas yra... Kas yra? Būtent, ta prasme, tai kito net nepardavinėja, nes tiesiog neapsimoka. Štai yra atsakymas, ta prasme, kad jeigu tu eini pas žmonės, kurie šiaip investavimu nesidomi ir esi motyvuotas pardavinėti produktą, kuris yra tiesiog ten 10 kartų brangesnis ar 3 kartus kažkiek, bet dėl to, kad gauni pirmus 3 metus ten 100 kartų didesnį platinimo mokestį, tai ta prasme, čia net turbūt kalbėti nėra. Tai apie tą investicinės sąskaitos dalį pakalbėjom. Buvo ten tų klausimų, bet manau, tą, ką reikėjo apžvelgiam, be abejo, dar yra daug neatsakytų klausimų, bet kita dalis, kadangi labai dažnai gaudom prašymą, palyginkit brokerius. Tai, kaip Lukas sakė, nėra lengva palyginti. Ir neperseniausiai baigiam mokymų ciklą. Tai turėjom paskaitą, kur kalbėjom būtent apie brokerius, lyginom jų mokesčius, lyginom tam tikrus kaštus. Tai šiandieną mes tikrai nepasakysim, kurį brokerį jums rinktis. Tikrai iš mūsų, nežinau, galbūt kviesimės daugiau atstovų, kad kiekvienas save pristatytų ir jau jūs galėsit rinktis, kas jums labiau patiko, nepatiko, mokesčiai didesni, geresni, bet dabar tiesiog norim, kadangi pasidarėm mokymų bėgę, pasidarėm tam tikras skaičiuoklės, kad įsivertinti, kiek vienokie ar kitokie komisiniai mokesčiai ilgainiui gali sudaryti. Kaip čia dabar Lietuvos bankas darė kažkokį palyginimą, taip mes irgi pasidarėm brokerių prasme. Tai aš tiesiog paimsiu paprastą pavyzdį, ne visiškai toks, kaip Lukas sakė, bet prielaidos kokios. Tai pradėkim nuo to, kad imsim 6 brokerius, 3 iš jų yra Lietuvoje veikiantis tarpininkai, 3 iš jų yra užsienį veikiantis tarpininkai. Tai, 4 Lietuvoje bus, 2 užsienį.
Tai komisiniai mokesčiai ėmėm Vokietijos biržai, tai perkant, tarkime, eurinį kažkokį ETF, ten JAF akcijų, nesvarbu, pasaulio akcijų, tiesiog ETF pirkimas koks komisas. Ir komisiniai svyruoja nuo 0,25 procentų nuo sandorio iki 0,05 procento, nu tai 5 kartai skiriasi. Bet visur yra tas minimalus sandorio mokestis, kuris svyruoja nuo 15 eurų iki 1 eurų. Čia jau 15 kartų skiriasi. Tai tokie komisiniai, šiaip iš vienos pusės galėtum sakyti, ar 0,1 ar 0,2, nu koks čia skirtumas, ne? Tada kitos prielaidos, kad pradžiai investuojam 1000 eurų, tai yra sąlyginai nedidelė suma ir kiekvieną mėnesį investuojam po 100 eurų. Ir kiekvieną mėnesį darom po vieną sandorį. Nes irgi gali tada pradėti, jeigu investuoji mažesnę sumą, gal gali kas 3 mėnesius vieną sandorį daryti. Tai čia šitą galim pasižiūrėti, bet dariau taip, 1000 eurų pradinė investicija, 100 eurų mėnesinė investicija, vieną sandorį per mėnesį darai. Ir kad portfelio vidutinis prieaugis, tarkime, yra 7 procentai. Tai kaip pavyzdys, Lukas minėjo, per 5 metus ten kažkokie komisai buvo, ne? Tai čia šitoj vietoj, kokie būtų komisiniai. Komisiniai ne tik tai pirkimo komisiniai, bet taip pat ir vadinami saugojimo komisiniai, nes vieni tarpininkai taiko saugojimo mokestį. Saugojimo mokestis yra nedidelis procentas, 0,15 procentų per metus nuo jūsų investicijų portfelio vertės, skaičiuojamas kiekvieną mėnesį, kai kur dar yra mėnesinis minimumas, tarkim, 2 eurai, kaip pavyzdys. Bet tai vienur yra saugojimo mokestis, kitur jo nėra. Ir per pirmus 5 metus, einant tokią programą, vienam brokeriui sumoki 60 eurų per 5 metus, per visus 5 metus. Kitam brokeriui sumoki 940 eurų. Tai 10, čia ne daugiau negu 10 kartų skirtumas. Per 10 metų vienam brokeriui sumoki 120 eurų, kitam brokeriui sumoki beveik 2000. 20 kartų. Tai atrodo sumos nedidelės, bet iš principo pasižiūrėjus šitą podcastą ir išgirdus šitus skaičius, bei nuėjus pažiūrėjus, kur kas kokius komisinius taiko, tai žiūrėk, gal ir gali sutaupyti 2000. Esam skaičiavę 30 metų maksimalų laikotarpį, tai skirtumas gali būti tarp 400 ir 8000. Ta prasme, ir dar reikia suprasti, kad ten mažesni komisai reiškia, kad tu daugiau pinigų gali investuoti. Tai čia jau tik tai mokestį sumokama, nes dar po to yra kiek skiriasi portfelio vertė, kuri atitinkamai nuo šiek tiek didesnių sumų auga. Tai jeigu mes, tarkime, padidinam sumas, tai tie santykiai šiek tiek išsikreipia, bet esminiai, ką noriu pasakyti, esminiai 2 dalykai, kurie labai stipriai pagerina arba kokie tarpininkai patenka tarp tų, kur komisai yra mažesni, tai yra pirmas, tai yra tie, kurie netaiko saugojimo mokesčio. Ilgainiui saugojimo mokestis sudaro daug didesnę kaštų dalį, nes įsivaizduokite, jeigu jūs po 100 eurų investuojat ir sumokat, tarkime, 5 eurus nuo sandorių, 12 sandorių, per metus sumokėsit 60 eurų. Bet jeigu jūsų portfelio vertė jau, pavyzdžiui, pasiekė 100 000, kaip pavyzdys, tai saugojimo mokestis per metus jau ten bus, tarkim, 100 PM, 200, tiesiog nieko nedarant. Ir tas ir yra, kad jisai bus mokamas nieko nedarant. Tai didesnė dalis vis dar kol kas saugojimo mokesčius taiko. Kitas dalykas, ko čia vėl nematom, tai, pavyzdžiui, ir ką akcentuočiau, jeigu perkate eurais, tai neaktualu, bet, pavyzdžiui, investuoja doleriais. Dabar yra ten žmonės perka amerikietiškas akcijas ar panašiai. Vieni brokeriai sakys, mes netaikom platinimo, pirkimo pardavimo mokesčio. Bet po to valiutos konversija yra 0,8. Pavyzdys, žinai. Tokių yra, esu matęs. Tai taip, bet tau reikia eurus į dolerius išsiversti, žinai. Ir galbūt ten pirmiem 100 eurų konversija nemokama, bet po to žiūrėk, jau mokama. Tai ta prasme, su tarpininkais, ką aš norėjau pasakyti? Pirmas dalykas, norėjau tiesiog parodyti, kad ilgainiui, nors komisinis atrodo skiriasi ten nuo 0,1 iki 0,25 ar ten, 3, 4, 5 kartus tas procentukas skiriasi, bet sumomis galiausiai per 10 metų tai gali išaugti į tuos pačius ten 5 ar 10 kartų didesnės sumas. Be abejo, jeigu jums standartiškai tarpininkai, kurie veikia ne Lietuvoje, turės šiek tiek mažesnius mokesčius, bet be abejo jų, sakykime, tas
klientų aptarnavimas ne lietuvių kalba bus, nu tai vat kiti susimoka daugiau už tai, kad lietuviškai gali pašnekėti, už tai, kad šiek yra su ko pašnekėti, nes kitur tiesiog neprisiskambinsi, žinai, rašyk į čatą, čatas lūžta ir panašiai. Tai va, tai tiesiog norėjom pateikti pavyzdį ir pasakyti dabar, kuris yra geriausias, nu aš manau, sakau, čia mes nepasakysim, nes kiekvienas žmogus turėtų tą sprendimą padaryti pats. Manau, kad mūsų atnaujintai svetainiai bus tas vat, mokesčių, bent jau galim bus matyti tą lentelę su mokesčiais ir panašiai, ir tada toliau jau daryti savo namų darbus, bet mintis ta, kad, kai mes visada šnekėjom, renkantis tarpininką, turbūt yra keli dalykai. Mokesčiai, sakykime, tas saugumas ar patikimumas ir user friendliness, nežinau, patogumas vartoti. Ne? Tai dabar patogumas vartoti, man atrodo, tai yra gana subjektyvus, nes tai, kas man patogu ir paprasta, kitam gali būti labai sudėtinga. Saugumas, čia, kai visi tarpininkai, sakykime, pirmas, jeigu renkamės tik tarp licenzijuojamų tarpininkų, tai dabar kuris čia saugesnis, kuris ne. Vėlgi yra kiek laiko veikia, ar yra audituojamas, ar yra ten finansinės ataskaitos, ar veikia pelningai. Daug dalykų yra, bet čia yra turbūt sunkiausia pasakyti. Turbūt ką reiktų suprasti, kad jeigu jis yra licenzijuojamas ir jis nepadarys tas brokeris ar darbuotojai to vadinamo fraudo, tai reiškia nepasisavins ten pinigų ar vertybinių popierių, kada įsijungia draudimas tas nedidelis, ten 20 000. Tai iš principo visų klientų vertybinius popierius turi laikyti atskirtus nuo savo ir tada tiesiog bus procedūra, kad iš tuos vertybinius popierius klientinius perkels į kažkurį kitą tarpininką, tai vat praeis kažkiek laiko, kol galės jais disponuoti ir pasimti. Tai vat, jeigu šitą taip eliminuojam, tai tada iš principo turbūt lieka komisinis ir patogumas vartoti naudotojui. Ne? Tai man, sakyčiau, turbūt komisinis mokestis vis tiek dienos pabaigoje, jisai turės labai didelį įtaką. Ir aš nesu sutikęs žmogaus, kuris nesugebėtų atsidaryti, jeigu jis nori, nesugebėtų atsidaryti sąskaitą ar nesugebėtų nusipirkti vieną ar kitą instrumentą, nesvarbu kokiai platformai. Ta prasme, tai vis tiek nedaro specialiai, kad nesugebėtum nupirkti, visi stengiasi padaryti kuo paprasčiau. Bet, tai nežinau, tai vat mano tiesiog, kadangi, sakau, gaudavom šitus klausimus ir norėjom pateikti šiek tiek info, tai kad suprastumėt, kad tai vat komisiniai gali skirtis ilgainiui 5-10 kartų ir sumos gali būti jau 1000 eurų. Tai vat, ir pasidaryti tą skaičiavimą yra gana, nėra lengva, mes sudėsim bent jau tą lentelę. Sakyčiau, tą lentelę mes susidėsim, bet sakau, tikrai dabar darant ir galvojant, kaip jinai turėtų atrodyti, mes žiūrėjom, su Artūru žiūrėjom vienus kitus, kaip ten palyginti. Ten yra tiesiog, labai blogai. Tas, kaip sakyt, suslėpta, atrodo, taip maksimaliai atsidarai kokią platformą, nes mes galvojam, gerai, žmonės klausia, kokią platformą reikia rinktis man dabar. Toks vienas iš tų dažniausių klausimų. Arba ką galvojate apie tą ir tą. Ir mes visą laiką lygtai čia taip makaluojamės, tai nereikia žiūrėti, čia kas nežiūri, tas nemato. Bet mes ką bandom pasakyti? Kad tas atsakymas, jisai labiau gali būti viena vertus, jeigu matai, kad komisai ten labai dideli, tiesiog doesn't make sense turėti tą brokerį. Čia vienas. Jeigu matai, ne visą laiką tu matai tą, nes kartais atsidarai kokią nors platformą ir rašo 0 commission, 0 prekyba, 0 saugojimas, ten viskas 0. Atrodo, sekantis žingsnis yra, kad ar dauda mokės. Ir realiai dabar sako, įdėk pinigus, beje, kai kuduri, tau kapsi, risk free, ten beveik išskyrus, kad ten nėra draudimo, reikia žiūrėti, ten kas kaip. Nėra lengva. Yra belia kaip sumaltas, dažniausiai sumaltas, mano marketingas pastoviai turi tą spaudimą, sako, pagal ką mes konkuruojam, pagal komisą. Tai gerai, kalam 0% pirkimo mokestis, bet Santa Klauso mokestis yra ten po 35 žvaigždutėj. Jeigu tu ten 3 savaitgalius išėlės ten nebuvai prisijungęs arba prisijungiai ten kažkaip, aš juokauju, bet jie tokį gali dėti ir tu ten 65 lape turi išsiskaičiuoti. Žiūrėk, kaip pajuokausiu, viena iš sutelktinio finansavimo platformų idėjo dabar,
Inactivity fee 5 eurų per mėnesį. Su telktiniu finansavimu. Jeigu tiesiog tupi ten ir nieko nedarai. Ir turi pinigų likutį. Jeigu neturi pinigų likučių, nereikia mokėti. Bet ir tas inactivity fee, jis yra kas daros. Vat prasideda reikalai. Čia tas pats visur mes matom, dabar kaip streaming servers, ten servizas, ne, Netflix'as, kaip tik panašiai, viena kaina buvo, bet dabar nusiteikit, jis brangs tas reikalas, visur va dabar vienas, kitas, trečias malą. Taip tos platformos susirinkusios tos userius ir panašiai pradeda galvoti, kad ką tik sukonkuravom ten su kažkokiais kaštais, su viena ten marketinginė linija, kad esam super nemokami, bet jie ne UNICEF'as, jie nėra labdaros organizacija, jie turi uždirbtus pinigus, nes jiems reikia, kažkas investavo venture capital, kažką visi atvaro, investuotojai sako, hebra, kur pajamos? Ir jie sako, bet mes pigus. Žiauriai džiaugiamės, kad jūs pigus. Tai įdėkit kokį nors savaitgalio žiūrėjimo fee. Jo, valiutos konversija. Viskas gerai, beje, ir su rimtom platformom. Viskas žiauriai gerai. Konversija valiutos, tarkim, ten nemokama. Nebendrai savaitgalį. Ir toks, žinai, toks, kas galėtų pagalvoti. Kartais, pavyzdžiui, žmogus prisėdo, pašnekėjo, kažkoks draugelis papasakojo, kad žiauriai gerai bitkoinas koks nors yra. Prieš aš liku paukštį ir nusipirko. Valiutikė, paukštė 0,8 ar 1%, paukštė savaitgalinis komisas kitoks. Nors frontpage gali būti, kad viskas nemokamai. Tai tą reikia žiūrėti ir mes bandom, bet kaip tu tokius išgaudysi visus niuansus? Kaip palyginsi, ką įdėti? Tai tu dabar savaitgalį darai 2 sandorius, bet ne savaitgaliais ir ne švenčių dienom, bet plus dar darai kažką, nes inactivity fee gali būti. Kaip jūs? Tai čia be šansų tą pilnai padaryti. Sakyčiau, tos platformos, kurios didžiausios, seniausios, galbūt, ilgiausiai galbūt dirba, jos netiek daug strateguojas, neturi to streso dabar kaip startupai ten pasimaivyt, kad mes nemokamai, nes nemokamai nebūna. Tai jos dažniausiai tos mokesčius bent jau bus susidėjusios kažkokiai kultūringoj lenteliai. Tai aš sakyčiau, jeigu nerandat kultūringoj lenteliai pas savo brokerį jų mokesčio, tai yra priežastis, kodėl taip yra. Kaip, manau, investicinio draudimo lentelės neranda. Aš beje vakar iškau, be šansų rasti. Sėkmės kažkur reikia ten dokumentuose. Tai jeigu nerandat, jau yra blogai. Man toksai pirmas praktinis. Nes jeigu nerandi, nežinai, jeigu nežinai, gali būti, kad mokėsi brangiai. Tai jeigu randi, viskas aišku ir mokesčiai maži, pirmas žingsnis. Bet dabar atsiranda tam tų visokių kitų. Bet yra jo lentelė gal talpina ir panašiai ir jie licenzijuojami. Klausimas, kur licenzijuojami? Mergelių salose, kur? Panamai. Tai čia prasideda klausimas, kur yra licenzijuojami, kur jūs tiksliai deda tos pinigus. Jeigu neaišku, kur, mums net nėra tikslo atsakinėti tą klausimą, ar tas geras brokeris ar negeras brokeris. Nėra apie ką įkalbėti, jo tiesiog mums Artūrijus neegzistuoja, taip pasakyčiau, jo nėra. Jis yra gerą puslapį turi, jis žiūri fainas, viskas nemokamai, dar primoka, žodžiu, ledas. Bet mes jo net nežiūrim, nes neaišku, kas vyksta. Jeigu tos platformos kažkoks yra reputacija su savininkais, akcininkais ir panašiai, kažkokia yra įtampėlė, kaip beje viena iš tų yra visų influencerių labai mėgiama, pastoviai pumpuojama ta platforma. Galbūt irgi nėra labai gerai, jeigu yra kažkokių ten tokių abejonių dėl patikimumo galutinio naudos gavėjų, kad ir jie licenzijuojami, kad ir kažkokiur listinguojami panašiai. Čia toks. Ar mums dabar reikia, tą klausimą neatsakius, lysti jų komisus? Aš sakyčiau, čia filosofinis. Jeigu, kaip sakyt, tu nori kažkokią galbūt skaidresnės platformos, tai tu nebeini komisus, jeigu nėra skaidru. Ir tas, kas gaunasi vėliau, paskui žiūrit, jeigu jūs neturit Lietuvoje prieigos prie to kažkokio brokerio, arba bankus turit, kas nutiks su jūsų popieriais, jeigu jums kažkas nutiks? Jūs laikote kažkokią Apple akciją, kažkokią TF, dar kažkokią, nusipirkęs išvestinių produktų, dar kažką. Ir jums kažkas nutiko. Ar žmonai ir vaikui, jeigu paveldės, ar iš vis kažkaip pavyks jums tos pinigus arba popierius persikelt, ar kas nors kels ragelį ten, ar rašysit per chatą, kad jūsų žinutę gavom, po 2 metų atsakysim. Atsakys prancūziškai, dabar daniškai. Kas su vertėju važiuosit? Notaras jam rašys laišką, jie atrašys ar ne, nėra mailo pas kitus. Pavyzdžiui, notaras turi išsiųsti, aišku, nors, ne, kad, vyksta kažkoks paveldėjimas. Kur jis išsiųs? Į ką? Į pašto, realų paštu, ta prasme. Tie klausimai. Tai ir vėl tada grįžti, tada belieka tik tais didžiausios, patikimiausios, kurios turi tą infrastruktūrą ir gali geba atsakyti, negu tie super cloudiniai, startupiniai variantai, kur neaišku, ar ten kažkas atsakys. Ir kitas dalykas, paprasti momentai. Ar jūs žinote, kur kreiptis, jeigu būtų kažkokie, klausimai? Tai
dažniausiai, manau, žmonės pradeda ne nuo to galo. Pradeda ieškoti tų mokesčių, randa kažkokią lentelę, greičiausiai bus, ta prasme, sudėtas visi pigiausi brokeriai, nes 0, nu, kaip tu gali pagal pigumą, 0 yra kaina jau. Išsirenka, pasižiūri YouTube kokią nors jo aprašymą, nu, papasakojimą, greičiausiai bus koks nors ten afilieitas geras iššautas ir taip nusprendžia. Bet, nu mes ne taip, sakom, kad ne taip reiktų daryti. Pasižiūri patikimumą, skaidrumą ir tada komisas, vadinkim. Jeigu komisai dideli, doesn't make sense, neskaidru, doesn't make sense. Ir žiūrėkit, nedaug variantų šiaip liks. Ir čia, žinai, tu šneki ir aš galvoju, bet tai labai panašiai yra kaip kokią akciją pirkti, žinai. Nu, tai neini ir neanalizuoji 10 000 įmonių ir tada išsirenki, kurią nori. Tiesiog išgirdai kažką šnekant ir tada eini žiūrėti, ar tau tai patinka ar ne. Tai va, tai čia ir yra turbūt, kad dauguma neina ir negooglina, nu, geriausi Europos brokeriai. Nors reikėtų tą daryti, va, eiti į googlin. Geriausi brokeriai pradinukui yra, tarkim, top 5 ir ten ir tikrai surasite palyginimą ir pagal komisus, ir pagal konversijas, ir ten overall bendras reitingas. Nu, yra kas tą daro, žinau. Vėlgi, esu pastebėjęs, kad yra kas sukuria tokius puslapius, kaip ir pats yra brokeris. Brokeris, kuris su top 5 Europos brokeriai. Taip, sukuria puslapį, kur lygina brokerius ir, va, sako, mes esame vienas iš geriausių. Nu, nesako mes, bet sako, va, šitas yra vienas iš geriausių. Tai čia, bet va, būtent, kad, ta prasme, daug kas tiesiog kaip perskaito VŽ apie Teslą ir eina pirkti Teslą, žinai, nesigilina ten gerai ar blogai. Tai va, čia irgi, kad dauguma taip patenka per kažkokį tais, nežinau, reklamą socialiniuose tinkluose ar kažkokias ten kitas formas. Tai taip, tai čia yra turbūt blogas kelias, reikėtų, bet žinai, bet tada klausimas, va, tai kaip žmogui surasti tuos, kuriuos lyginti, žinai. Nu, va, tai... Aš ieškau, aš galvau taip, bandysiu eiti tą kelią. Nu, Best ETF Brokers Europe, ten. Google ten 16 lapų iš karto visokių ten bairių prasideda. Galvoju, bet duokit tą puslapį, žinai, padarysim lietuviškai, nukopinsim gerą idėją, vadinkim, padarysim, kad lietuviams būtų, tai gerai, kas yra tas geras? Žinok, aš nerandu jų, tas jau nėra. Yra kažkoks arba sudėta, bet top best brokers pagal kažką, pagal ką? Žvaigždutės 5, 4,5, toks, kas pagal ką darėt, use of use, žinai, kare, easy of use, ne, kažkoks lengvumas. Bet dar vienas momentas, kad aš toks nematoma, mes gal kitą kampą aš bandyčiau pasakyti. Žiūrėkit, jeigu ta platforma yra žiauriai cool, ten viskas, labai fainai vyksta. Robin Hoodas, ne, ten dar, yra pilna tyrimų. Kuo fainiau ten ta platforma viskas pateikta, jie realiai dirba kiekvieną dieną naktį dirba, kad jūs treidintumėte daugiau. Jie nori padaryti labai paprastai. Jeigu kažkas kilo, tikrai matysit, tai išmes top 5 vakar kilę, Nvidia šauna į kosmosą, nori gal sudalyvauti, nepraleis progos. Ir jūs pumpos pastoviai tokios. Sakyčiau, mano netgi argumentas yra, kad Lietuvos tų bankų platformos yra smigęs reikalas, lyginant su tais jau next generation startup, arba Robin Hoodas, kaip Revolutas, ten žiauriai cool yra, viskas it works, pirštais, tiesiog maigai. Bet jūs supraskit, tas cool faktorius, greičiausiai jūs, aš manau, kad bus labai sunku atsispirti ir, taigi tai neišmeta. Gal norėtum paimti biški kažkokio, kažkas kyla krenta, sudalyvauk tam kažkokiam trendė. Ir žiūrėk jau, 10 euriukų skrenda į tą pusę. Žiūrėk jau galbūt 100. Jūs patenkat į kazino, ir ten labai fainai viskas bus. Tai kartais nežiūrėti pagal tą paprastumą, ypač jeigu jūs esate ilgalaikis investuotojas ir ten labai nuobodžiai investuojat kas mėnesį ir panašiai, aš nežinau, ar jums reikia. Kad ten grafikai visom spalvom, viskas blizga, gali pasidaryti temas ir užsidėti indikatorius. Tai tiesiog blogiau gausis jums rezultate, aš manau. Tai nežinau, turbūt tokia būtų linija renkantis brokerį ir jeigu tokius kokybinius faktorius jūs atsakot, manau, palengvės, nes neliks tų brokerių daug ir net nereiks apsikrauti. Tai aš manau, brokerių dalį galbūt dar sugrįšim, kai pasidarysim patys ten tą išsamesnį įrankį, kur galėsim galbūt kažką parodyti, nes taip irgi, sakant, kalbėti apie skaičius, nerodant skaičių ir yra gana sudėtinga, bet būtent, kad tos skaičius gauti labai labai daug
niuansų. Šiaip teoriškai kiekvienas Europoje veikiantis brokeris turi turėti tokią ex-ante mokesčių lentelę. Nu, reiškia, kiek klientas sumokėtų, jeigu jisai darytų. Nu, ir ta prasme, tai va ten irgi būna dažniausiai arba tam tikras standartas, kad investuoji ten 1000 eurų ir ten po kažkokį 100 eurų kas mėnesį ir ten jau turi būti viskas. Ir sandorio, ir sąskaitos palaikymo, ir jeigu yra valiutos, ta prasme, bet nueikit į savo, jeigu naudoju tarpininką ir pabandykit surasti tokią lentelę. Žinai, bet ten gali būti dar 32 planai. Taip, Plus, Ultra, Family, 3. Ne, tai va aš sakau, pirmas pabandykit surasti, o kai jį surandat, pabandykit suprasti. Nes bus 30 lapų, nu ir kaip aš kalbinau Revoluto Securities, tai buvo realiai, susisiunčiau dokumentus, buvo gal 100 lapų. Aš perskaičiau net ne viską perskaičiau, bet daug perskaičiau. Tai vat, nu čia, žinai, vienas dalykas. Nebūtinai palengvėjo tau. Kas patikimiau, ne? Ta perskaičius daug klausimų atsiranda. Bet ką noriu pasakyti, kad, nu, kaip atsirinkti, bet tada dar, o tai palatai, bet jeigu tu pasirašinėjai sutartį, ar tu ją skaitai? Nu. Aš nežinau, ar iš 100 bent vienas. Statistika, manau, įmatoma, manau, kad niekas nieko neskaito. Jeigu kažkas jau licencijuoja, tai viskas bus gerai. Manau, tokia yra logika. Jo, bet tai palyginti labai sunku yra, tai, bet nežiūrėkit jo taip paprastai. Tai aš manau, kad dabar mes galim jau pereiti prie tam tikrų labai konkrečių klausimų, kurių turėjom ir iš seniau, ir kur žiūrovai rašė po mūsų postą. Tai prieš šitą Q&A mes buvom paleidę tokią, kad užduokit klausimą YouTube'ai. Galėjot užduoti tos klausimus. Tai va, čia vienas kanalas, kaip galite, kaip sakyt, bandysim galbūt prieš tokias sesijas padaryti tokį, kad paskelbėm, kad galite uždavinėkit, bet šiaip po bet kurio video irgi, ką mes kalbam, rašykit, jeigu kartuojasi tie klausimai ir mes kažkaip neatsakėm ten, tai mes bandysim per tokią Q&A. Mes visą laiką dažniausiai stengiamės atsakinėti tos klausimus po video, todėl vis tiek rašykit, kad ir kad ten fantazijos, nu, atrodo, nes sunkus ar kažkoks keistas klausimas, rašykit vis tiek drąsiai, nes paskui gal kartuos. Jo, tai va dabar tiesiog pabandysim pereiti ir gana gal trumpai tų, kurie jau palėtėm ten va apie brokerius ir panašiai nekartosiu, bet toks labai įdomus klausimas buvo, nu, vienas, čia mes su Luku juokavom, sakau, reikia padaryti laidą, kur maždaug laidos pavadinimas būtų, kodėl nereikia investuoti. Ir vienas iš mūsų mestume monetą, kuris turėtų, reiškia, argumentus rinkti, kodėl nereikia investuoti. Tai gal padarysim, nežinau, jeigu šiaip norėtumėt, tai parašykite, tai bus mums tiesiog paskatinimas. Bet, pavyzdžiui, vienas klausimas buvo, kuris, manau, daug kam gali rezonuoti. Amerigas rašo, nežinau, čia. Kaip visada klausantis atrodo, kad gyvensim amžinai. Po 20, po 30, po 40 metų man nereikės nei NT, nei ETF, nei tų milijonų. Nu, tai vat čia tiesiog tikrai dažnas argumentas ir šiaip dauguma, kai kalba apie investavimą, kalba apie ilgalaikį investavimą, apie tą sudėtinės palūkanas, kurios ten po 20-30 metų. Tai vat, jeigu tokį, tu išgirsti argumentą, kodėl nereikia investuoti, ką tu į tokį atsakai? Aš dažnai bandau per kažkokias paralelės su kokia sveikata, su kitais sakyti, nu, tai žinai, jeigu tu nesitikras, ar ten gyvensi 20-30 metų, tai gal ar tau tikrai reikia dabar ten kažkokia sveikata, tai gal, žinai, kapok snekersus ir gyvenk linksmai. Tose. Tai čia tas pats klausimas, tai jeigu tikslas yra turėti tų pinigų kažkaip daugiau, tai juos reikia taupyti, kad jie, kai taupant, nenuvertėtų, juos reikia investuoti, nu nėra kito kelio, nors būtų labai fainai išrasti kitą kelią, bet jo nėra. Tai jeigu tikslo nėra turėti ateityje daugiau pinigų, tai čia nereikia, nu nereikia to daryti. Ir viskas gerai, čia tarsi visokių žmonių yra, visokių filosofijų yra, gal tik eskatizmas. Aš tas noriu survival mode 100 eurų, o tiesiog taip man noris gyventi. Tada netinka tas, nereikia nei to TF, tikrai nieko nereikia. Bet ar didelė ar maža suma, čia reikia taupyti pradžią. Koks skirtumas, ką tu darysi, ar ETF, ar investuosi, ar ne, bet tada tu turi taupyti. Jeigu tu negali sutaupyti, tai ta problema ETF, brokeriai ir kiti, ar jinai jos nėra tiesiog. Ir čia nesakom, kad čia jūsų problema, nu kaip sakyti, nu kaip tau blogai ir tau gerai. Čia tiesiog kita aktualija yra. Reikia nusispręsti, ar galima taupyti. Jeigu galima taupyti, tai tą reikia daryti, nes tiesiog ateityje turėsi daugiau pinigų. Kodėl?
Nes, dabar gal gyveni geriau, bet po 20 metų tas galbūt, bus benamis. Tai nežinau, toks, turi skaičiuoti, galvoti, kaip tu labiau nori. Ir labai paprastai susivedama. Tai jeigu nenori kažkaip vėliau būti sveikesnis, tai tikrai dabar neapsimoka apsikrauti ten su ta sveikata kažkokia. Gyvenk šią dieną, bus kaip bus. Ir, žinai, ir galbūt skirtinga, kitam galbūt taip lengviau, mažiau kelia streso, nes kitam gal daug kelia streso, taupy, dabar aš čia išgyvensiu. Tai žiūrėkit pagal save, bet manau, daugumai planas yra, būt gerai išgyventi ilgiau. Nežinau, toks gali būti planas, kad ilgiau išgyventum, tau reikės turėti kažkokių pajamų, tose pinigų. Maža kas tau nutiks, tai reikia pataupyti. Kai pataupiai, reikia investuoti. Jo, tai aš čia sakyčiau, tiesiog turbūt, pasikartosim, bet jo, man irgi kartais būna toks, taip, taigi, pasidarai 20 metų planą, žinai, kas mėnesį kažkiek atsidedi ir ten po 10 metų bam vėžys ir, žinai, ir numeriai. Gaila, bet vėl, tai gal ir rytoj ten eisi per gatvę ar ten avariją ir irgi, žinai, tai ta prasme, čia turbūt filosofija, taip, ar tu gyveni šią dieną, ar tu kažkiek žiūri ir į ateitį, bet turbūt visi suprant, dauguma pritars, kad vien tik gyventi šią dieną, savaškai rizikinga, tada tu turi priimti tai, kad jeigu tau dagyvensi iki tos pensijos, tada gyvensi už su to 20% pajamų ir neiki, ir niekur neiki, ir nepiketuok, nes realiai tu taip priėmei tokį variantą. Tai, kas bus tau duota, tą ir gausi, žinai. Tai, bet kitas variantas, tas investavimas, po to sekantis buvo irgi klausimas, kad vienu žodžiu, apie tą, kad galbūt mažos pajamos ir tada, kad čiagi niekas nesigauna. Bet tai turėtų, mano supratimu, tai jeigu mes kiekvieną rytą atsikeliam ir pusryčius valgom, ne visi, bet didžioji, arba šiaip bent valgom, tai ta rutina taupyti, ką tu sakei, ir po to jos ar pasidėti pradžią indėlį, ar investuoti, tai tiesiog geriausia, kad taptų būtent rutina, įpročių tam tikrą, kad ne viską išleisti. Ir aš sutinku, kad galbūt ne visi gali ir turi investuoti. Čia kaip, pavyzdys, nežinau, vienas tėvas ar viena mama augina 2-3 vaikus ir gauna vidutinės pajamas, tai ten, tikrai gali būti ir ne visada ten būreliui ar darbužiam užtenka, bet jeigu kalbame apie vidutinę, nežinau, ten žmogų ar porą, tarkim, kur be vaikų, arba standartinė šeima, kur ten 1 ar 2 vaikai ir 2 žmonės gauna pajamas, tai tiesiog susidėlioti planelį bent ten 3 ar 5% atsidėti ir jų neišleisti, ir tai tampa įpročiu. Tai ir po to jau kas atsiranda, kad atsiranda santaupų, tai, kaip daug kas sako, net ir Amerikoje daro apklausas ir kiek žmonės turi santaupų ir kad ten kiek išgyventų mėnesių ir kad tie skaičiai ir Lietuvoje, ir Amerikoje nėra jie stebuklingi. Tai turint santaupų mažėja finansinis stresas, o finansinis stresas yra, sakoma, yra didesnis stresas negu stresas dėl darbo ar dėl kitų, tarkim, nepakankami finansiniai resursai. Tai susikaupi tą rezervą kažkokį ten mėnesio, 2, 3, jei žinai, kad jeigu tau padanga ten sproks ar kažkas nutiks, kad nereikės ten eiti ir skolintis iš greitų kreditų ar kažkas. Tai čia tą susidėlioji, tada periodiškai investuoji ir ta suma jinai po truputį kaupėsi. Ir tu ją galėsi išleisti kažkur, jeigu ten kažkas nutiks, gal reikės padėti kažkam, gal pačiam reikės, gal prisidėsi prie ten tos pensijos. Tai žinai, bet aš taip... Bet čia yra labai ilgalaikis mąstymas ir niekas čia nenori planuoti 20-30 metų į priekį. Nes su investavimu, aš tik tais gal pasakyčiau, aš taip romantiškai gal skambam, nežinau, ar kažkokie atrodom, nežinau, kas žmogus, kuris neturi pinigų. O čia kalba, ten kažką investuoja, tai good for you, žinai. Bet tas investavimas ir jeigu ta vieniša mama augina 3 vaikus, jinai realiai investuoja irgi. Jinai investuoja į tų vaikų ateitį. Ir tų investavimo galbūt variantų yra... Mes jau kalbam apie tą, vadinkim, tą paskutinį investavimą, kai tu kitus užsidengiai. Bet jeigu pinigų nėra pas žmogų, pajamų per mažai, tai galima ir pinigų nėra ką investuoti. Tai turbūt reikia... Bet vienas resursas, galbūt gal įmanoma atrasti yra, tai laiko. Ir tada reiktų investuoti knygų skaitymą, pavyzdžiui, kažkaip domėjimąsi. Ir aš vis tiek įsitikinęs, kad taip vieną knygą perskaičius, tai jau čia nėra, kad milijonas atsiras,
Bet, nu tai va, kaip ir su to, kas metus ar kas mėnesį, nu tai dedi po 100, nu ten nebus stebuklo ten per metų. Bet po ilgą laikotarpį, tai jeigu va, neturit pinigų, pajamų per mažai, nu tai vienas variantas yra pasimti ir, nu, skaityti, tarsi domėtis, investuoti į žinias. Ir aš, nu, esu įsitikinęs, nu visiškai esu, gal romantikas, bet įsitikinęs, kad jeigu tu metus ar 2 darysi tą pratimą ten po valandą, skaitysit per dieną, o nežiūrėt kakadu ten, nežinau, tarkim kažką, tai kažkaip irgi pasikeis tas gyvenimas, bet ta pati idėja nepasikeis per sekundę. Jeigu nori numesti svorio, nu nepasikeis per sekundę, nori uždirbti ten, sukaupti tą kapitalą, ne per sekundę, nori padidinti pajamas. Aš nenoriu skambėti kaip čia kažkoks life coacheris, bet čia tiesiog tokia basic, atrodo. Ir net nepasakyčiau, ką knygą dabar skaityti, bet čia toks bendras principas, kad investuoti būtina ir jau į ETF-us, ką mes čia kalbam, jau ir investuoti, kai tu turi pinigų, bet iki tol irgi gali investuoti, tais kitais formatais. Tai aš šiaip dėl knygų visiškai pritarsiu ir buvo čia periodas, kai nelabai pavyko paskaityti, dabar sugrįžau, tai elementariai tiesiog, net knygų skaityti nereikia, iš principo, tos perklausykit top 10 tas pačias motyvacinės knygas pradžiai. Jose praktinės naudos gal bus nedaug, bet tikrai yra... Motyvacinės naudos. Jo, bet būtent, ta prasme, pradžiai tiesiog gauti šiek tiek daugiau optimizmo ir netgi yra tos pačios elementarios taisyklės, kaip pasiplanuoti laiką, kaip mažiau laiko švaistyti, kaip finansus susidėlioti. Ta prasme, bet gale dienos, kad galbūt tas ir pajamas pasididinti. Tai ar kažkokie naujas skills. Pakelt savo pareigose, aš manau. Tai dabar kitas buvo irgi tą pačią temą. Maždaug būtų smagu gauti info apie investavimo ABC eiliniam Lietuvos darbuotojui. Tai pavyzdžiui, dirbi Lietuvos muziejui, gauni 1100 eurų ir what's next? Aš suprantu, kad dauguma info ir įdomumas yra profesionalams bei turtingiems žmonėms, bet mažų pajamų žmonėms neinvestuodami daug prarandam, o tokiai situacijai reikia atitinkamos strategijos, beje labai, vien žodžiu, čia džiaugiasi žmogus. Tai ir ne pirmą kartą matau, kad maždaug jeigu gaunu ten 1000 eurų, tai ką čia priinvestuosi? Aš esu jau kažkada sakęs, bet ar tu gauni 1000 eurų ar 5000 eurų, investavimas yra procentų žaidimas. Tarsi, taip, investuojant, gaunant 5000, gali atsidėti, tarkim, 10 procentų, 500, suma po 10 metų bus didesnė, negu turi gaunant 1000 ir atsidėjus 100, procentaliai tą patį. Bet jeigu tu dabar išgyveni su 1000 eurų, tai investuodamas procentaliai tą patį ir uždirbdamas procentaliai tą patį, po kažkiek laiko tu sukaupsi santykinai tam tikrą sumą, kuri padengs kažkiek tavo atlyginimų. Tas pats ir tenai, tarsi žmogus, kuris uždirba 1000 ir jisai turi ir būstą stogą virš galvos ir pavalgo ir kažką, tai ta prasme, tai jis tiesiog užsidengs jisai užsidengs savo kažkiek mėnesinių išlaidų. Pradžiai 3 mėnesius, po to 6, po to 12, po to tas portfelis pageneruos ten galbūt 3 mėnesių pajamas, arba ten, nežinau, pusės mėnesio pajamas kiekvieną mėnesį. Tai būtent čia yra procentai. Ir faktas, kad jeigu nori daugiau, tai reikia daugiau ir uždirbti, pajamas didinti, kaip minėjai, bet vien tik tai mažas atlyginimas šią akimirką neturėtų atgrasyti nuo investavimo, nes net nuo 1000 eurų 5 procentai yra, kiek čia, yra 50 eurų per mėnesį ir jau pilnai gali investuoti. Ir turbūt, bet esmė yra pradėti. Ir man maža suma niekada neatrodo kaip kažkoks atgrasimas, kad čia nereikia pradėti, nes mažai. Jinai 10 eurų, pavyzdžiui, irgi, yra puikia suma šiaip. Jinai tikrai nepakeis tavo pasaulio ir ten nenusipirks jachtos. Jo, bet įprotis atsiranda. Bet būtent įprotis ir aš esu skaitęs, ir viena iš mano pirmųjų knygų dar prieš, nežinau, gal 20 metų jau buvo tas Bodo Šaferio Milijonierius per 7 metus, skamba garsiai, bet mintis būtent buvo ta, kad tarkime, pradėk užsidėk tikslą, kad pradedi ten 5 procentus atsidėti, bet po to kiekvieną savo reizą, pajamų padidėjimą, pusę atsidėk. Ta prasme, kad mokinkis gyventi iš to, ką gauni, minus, kitaip tariant, jeigu mums padidina pajamas, tarkim, nežinau, ar ten darbdavys, ar iš kažkur šiaip gaunam, labai greitai mes galim išleisti. Bet, jeigu aš vakar gavau 1000 eurų ir iš jų išgyvenau,
šiandien gavęs 2000, aš vis dar galiu iš 1000 išgyventi. Tai kas vyksta, kad mano norai labai dideli ir dažniausiai norai būna priekyje pajamų ir padidėjus pajamom tiesiog norus vejasi ir aš vis tos norus tenkinu. Tai va, tai čia tiesiog nepasiduoti visiškai tiem noram, ne visi norai būna racionalūs, tikrai daug pirkinių padarom, kur po to nei Labai naudojam dažnai girdžiu nieko. tą šiaip, ir čia ir su kolegiam šnekėjom. Nu, būna visą laiką tą girdė, žinai. Nu, nelieka tų pinigų investuoti, žinai. Ir 1000 eurų uždirba, nelieka, čia jau argumentas realesnis, bet būna uždirba 3000, žinai. Nu, bet supranti, negi dabar važinėsiu tą tokią silpną mašiną. Supranti, plus, šeimyna didesnė, reikia ten to didesnio. Plus, žinai, su šeimyna, nevažiuosi bet kur ten, žinai, vis tiek reikia, bet daug dirbam sunkiai, žinai, norisi. Ir tas ir kraunasi. Tai va aš sakau, kad visi skirtingam tam, jiem lengviau, čia yra pono jau problemos, žinai, kaip, bet visi, žinokit, tikrai yra su didesnėm gerokai pajamom, bet labai tą patį argumentą, sakau, man nelieka pinigų. Ir tada sakai, tai kaip žmogus su 1000 išgyvena, su 5 neišgyveni. Tai va pradėti reikia ir paskui tą laiką galima investuoti kitur, nes pinigai perka laiką grubiai. Bet jeigu neturi pinigų, bet turi laiko, tai tu gali tą laiką tiesiog investuoti į saviugdą, į savišvietą, į tas žinias ir paskui tos pajamos didės. Tokia, tas, kas ilgai sportuoja, tas raumenis treniruoja, jie paskui pagerėja jų formą. Daugiau gali išstumti, nežinau, ant soliuko. Skaitant irgi, tai smegenis treniruoja. Po 3-5 metų, jeigu persistant 100 knygų, nepagerės pajamos, nežinau. Aš tada sakyčiau, kad labai čia taip netikėtai nutiko. Taip, aš bandau prisiminti savo gyvenimą ir tikrai galiu įvardinti ten tam tikras knygas. Pavyzdžiui, mes taikom valdymo įmonės lygių, ten momentumo strategiją, tai aš labai gerai atsimenu, kokioje knygoje aš pirmą kartą apie ją perskaičiau. Ir žinai, pagalvoju, nebūtum skaitęs, tai daug ko gal nebūtų buvę. Ta prasme, kad tarkim, ten kitoj knygoje kažką kitą perskaitai, žinai, pradėjai ten galbūt jį paskatino, žinai, sportuoti reguliariai, ten kitur dar paskatino nueiti į mokymus, žinai, ir ten tose mokymuose, nežinau, gavai skilsus, kur pakeitei savo darbo kryptį ten visiškai. Tai aš irgi pritarčiau, kad, ta prasme, jeigu pabandykit, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kiek, aišku, čia visiškai nukrypam nuo to investavimo, bet sugrįšim. Interpreneriai. Bet, ta prasme, aš asmeniškai irgi skaitau tas, ne tik, aš labai mažai skaitau tos grožinės literatūros, gal sakyčiau net labiau nieko, bet daugiau, tarkim, kas ten yra, kokie nors laiko planavimas, kas su finansais susijęs, tai be abejo man ir įdomu, bet ir profesinė prasme. Ir tų pačių klausimų gaunam. Ir pačiam gimė vaikai, vėl kažkokie kiti klausimai, dabar auga, dar kiti klausimai. Tai kad knygų skaitimas yra, manau, labai, labai, labai svarbus, nes būtent gauni idėjų. Ta prasme, gauni idėjų ir dar idealu būtų ne tik perskaityti, bet ir kažką pasižymėti ir iš to kažkokius užsirašyti kaip raidelius. Padarysim knygų sąrašą. Investavimas LT naujam puslapį reikės tą knygų sąrašą. Knygos, kurias pakeitė Artūro gyvenimą. Gerai. Ne, tikrai visur ir podcastų dalyvių rekomendacijų, aš manau, tokia tikrai gal, sako, pilna tų knygų, ne, tai bet kurias rasti, tai galėsim sudėti, nes tų knygų tikrai turim nemažai skaitę ir rekomendacijų. Tų knygų apžvalgų yra pilna, žinai. Pavyzdžiui, man, tarkim, asmeniškai nepatinka klausytų yra kur santraukos knygų. Ten knyga, ten per 15 minučių. Per 2 sekundės. Man pavyzdžiui, nes, nežinau, iš savo pusės pažiūrėkite, ar esate skaitę knygą kažkokį 2 kartus, jeigu taip, ar abu kartus perskaitę visiškai tą pačią info išsinešėt. Ne. Aš dabar skaitau knygą, kurią aš skaičiau prieš 15 metų ir aš ją visiškai kitaip matau dabar. Visiškai kitaip. Kita patirtis. Aš dabar žinau podcastus klausau. Tai aš irgi, tai ta prasme ir podcastus, ir klausau, ir audio knygas. Aš esu netgi pagavęs save, skaitau knygą, bet aš klausau su to autorium ar autorė podcastus. Ta prasme, kad kur dar būna plačiau, šiek tiek plačiau tam tikrus kampus pasižiūri, bet jo. Bet be abejo, kaip sakant, vien tik skaitimas jisai nepadeda.
Čia skaitimas arba žinių turėjimas yra tik potencialus kažkoks, daug potencialo turi, reikia daryti kažką. Nu, tai va čia. Gerai, tai dabar pereinam prie tų klausimų, kuriuos žmonės uždavė ir viskas yra ir bus gerai. Čia buvo vienas. O čia buvo labai geras. Jei visi iš esmės žino, jog negali aplenkti indeksų, kodėl visa didžioji dalis žymiausių pasaulio investuotojų perka atskiras akcijas? Kaip tu manai? Jeigu visi iš esmės žino, kad reikia gerai išsimiegoti, gerti daug vandens, sveikai maitintis ir nestresuoti, kodėl visi to nedaro? Gal visi atvirkščiai. Kodėl tai nevyksta? Tai čia lygiai tas pats klausimas yra. Žmonės nėra robotai, jie nori turėti džiazą gyvenime, nori bandyti apeiti random kažkokius procesus, nulaužti matricą. Ir kita vertus, jeigu tu esi kažkoks profesionalus ten investuotojas ir valdytojas ir tu sakai, kad aš absoliučiai nieko nedarau, sunku bus paimti ten 5% valdymo mokestį kažkokį. Tai čia yra visiškai verslo, kaip sakyt, iš verslo pusės, taip, bet tai, kaip sakyt, indeksai irgi turi tam tikrų niuansų, momentų, kaip dabar, pavyzdžiui, kai ten Nvidia, Apple, ten Microsoftas sudaro labai didelę dalį. Tai visą laiką kažkoks procesas vyksta. Dalis valdytojų gali sakyti, kad reiktų daugiau diversifikuoti, mažinti koncentraciją. Ir tada prasideda kaip. Ir jie ten sprendžia. Ir va taip išsibalansuoja galbūt, atsiranda tos stovyklos. Bet sakau, visi žino tą patį, reikia išgerti vandens. Aš žinau, kiek turiu išgerti vandens. Ar aš neišgeriu tiek vandens. Kas yra, Lukai? Tai realiai, kas yra? Disciplinos nėra. Tai tas pats jo, grįžti paskui susiverti ten 3 tos padukos, nežinau, reiktų pastoviau varyti. Bet reiktų EPSO. Tai ir čia aš tai sakyčiau, čia dar ir klausimas nėra visiškai tikslus, nes tikrai ne visi žino, ta prasme, sutikit žmogų gatvėje, kuris pradėjo investuoti, ar jisai žinos, kad didžioji dalis rinkos neaplenkė, sakys, kas tas indeksas pradžiai, tai tikrai ne visi žino. Antras dalykas, taip, ne visi nori pirkti tą indeksą, esu ne su vienu jau daug metų investuojančių kalbės, sako, nors mano galbūt portfelio rezultatas yra kaip indekso, bet aš noriu turėti specifinės įmonės, nes aš jas žinau ir aš ramiau miegu. Čia ypač kai didesnės sumos, gerokai didesnės sumos, arba, pavyzdžiui, nenori pirkti tenais ginklų gamintojų arba ten tabako įmonių kažkokių. Kaip pavyzdys. Taip prasideda. Jo, o kas tie žymiausi investuotojai perka akcijas, tai jie ir yra žymiausi dėl to, kad jiem kažkiek metų pavyko tą indeksą aplenkti. Ir jie dėl to tapo žinomi, nes jų rezultatas geras. Bet apie tos nežinomus niekas nerašo. Top 10 nežinomiausių. Tai čia mes juokavom, čia aš dabar bijau sumeluoti, ar čia buvo komentarė vienas. Šitas, man atrodo. Palaukit, perskaičiusiu. Čia buvo klausimas, reiškia, iš Iron Benas. Kitam pokalbių idėja ir tema finansinių spekulacijų, leverage trading ir apskritai trading didžiulės naudos ir žalos, poveikis psichologijai ir viso šito nauja burbulo palyginimas su senu long term investavimu, Buffetto ir kitų nenuginčiamų sėkmių. Tai čia aš ne apie leverage ir tradingą, bet Buffettas yra nenuginčiama sėkmė. Šiaip žinomės tą. Ir mano toksai pajuokavimas, per paskutinius 10 metų Buffettas S&P neaplenkė, gal ir 15 jau. Žinai, tai per 100 metų jo, bet paskutiniai 5-10 nebeaplenkė. Ir tai čia vienas dalykas. Antras, o jeigu visi dabar pasaulio investuotojai, kas domisi investuotojai, žino, kad Buffettas yra sėkmingiausias pasaulio investuotojas, ir kiekvienas iš mūsų gali nusipirkti Berkshire Hathaway akcijų, kur valdymo mokestis realiai yra 0, kodėl visi neperka? Kodėl visas pasaulis nepatikė pinigų visų pačiam geriausiam? Tai visi žino, kad geriausias pasaulio tas ir vienu įrašu į Google išsiaiškintų, kaip tai investuoti. Tai čia retorinis klausimas, aš neatsakinėsiu jį, bet toks yra paprastas klausimas. Bet čia tas pats irgi galiu sakyti, jeigu mes žinom, kad pats geriausias maistas pasaulyje yra ten, nežinau, gal tu žinai, koks pats sveikiausias, ten geriausias, kažkoks yra. Nežinau. Nežinau, reikia gerti tą Virgin Oil, super extra Virgin Oil. Negersi tik tai jo. Bet jis neskanus. Bet tipo tyrimas, vitamino dar reikia, dar kažko. Kodėl nedaro?
Tai va, ir kitas buvo labai geras klausimas, aš bandau greitai surasti, jį buvo su pasyviu aktyviu investavimu. Va, šičia turbūt, šiaip žiauriai geras klausimas, Paulius Kasėta. Neseniai skaičiau keliose šaltiniuose, kad pasyvūs investuotojai jau sudaro 50% akcijų rinkos, bent jau JAV. Pasaulyje irgi panašiai. Ši dalis padvigubėjo per pastarosius 10 metų. Kaip galvojat, koks bus poveikis rinkai, tai yra būsimoms gražoms, priimtiniems PE santykiams, šiai daliai toliau didėjant, tarkim iki 8% ir panašiai. Galbūt tuomet pagaliau atsiras proga aktyviems investuotojams parodytis rezultatus. Šiaip žiauriai geras klausimas. Prasme, aš čia ne tai, kad tau uždaviau, aš tiesiog perskaičiau irgi noriu pasidalinti, bet pasyvus investavimas turbūt labai stipriai pradėjo po 8 metų krizės. Ta prasme, tada pradėjo daugėti tų tyrimų, kaip čia sekasi aktyviem, jie viešiau, labiau. Ir tikrai šiai dienai JAV akcijų rinkojos kategorijoje PM yra aktyvus pasyvus. Šitą atsimenu. Jeigu žiūrėsim pasaulio akcijų rinką, tai šiaip yra mažesnis santykis. Jeigu žiūrėsim obligacijas, jisai yra mažesnis negu akcijose. Kad obligacijose vis tiek aktyv dalis yra didesnė negu passive, bet passive auga. Ir galbūt dabar pasaulyje, sakyčiau, kokį turbūt apie 30, nežinau tiksliai, bet apie 30% galbūt passive. O buvo, tarkim, 10, žinai. Tai va, tai padaugėjo. Tai kaip tu manai, va, koks tavo požiūris? Nes mes iš principo labiau esam tie pasyvaus investavimo, taip in general, kad ta prasme alokuot galima, bet kad nestok pikinti tenais nepanašiai, bet vat, kad pirkti, žinai, indeksą, kad nesikraut. Tai vat, kaip tu pakomentuotum vat, tą pasyvaus investavimo augimo didėjimo trendą ir kokiu tai gali turėti pasiekmių? Ar gali 8% pasiekti pasyvų? Manau, kad gali, bet tai tas pasyv tai reiškia, kad tiesiog jie rinksis neaktyviai valdomą fondą, nes vis tiek didžioji dalis tų pinigų yra tose standartiniuose, vadinkim, investicijų valdytojų produktuose. Tik tais, kad jų produktas keičiasi, iš buvo aktyvaus, dabar daugėja tų pasyvių. Ir mes matom pensijų fondai, draudimo fondai pas mus keičiasi, anksčiau ten kažką makalodavo, dabar nusiperka TF laiko. Tai va tas manau ir toliau didėtų, nes yra veikia kaštai mažesni. Grubiai, tiesiog pigiau kainuoja ir tu taip konkuruodamas bandai tą, tai manau, kad verslas pats pušins į priekį šitą tendą, bandys uždirbti iš kitko, galbūt taip, iš to userio kažkaip jam reklamą parodyti, nežinau, bet manau, bus kiti uždirbimo paieška. Dabar ką tai duoda, tie indeksai, aš sakyčiau, kad vis tiek vyksta tam tikras active managementas, tik tais kitam lygyje, makro lygyje. Kaip ir, pavyzdžiui, S&P 500. Jisai irgi yra tam tikra prasme šiek tiek aktyviai valdomas fondas. Ta prasme, jis turi taisyklės, kurias kažkas nusprendžia. Vat kaip dabar buvo geras atvejis dėl to technologijų XLK ETF, kur kad buvo bairis, kad reikėjo Nvidia su Apple rebalansuoti stipriai, nes buvo užsidėję, kad ten, žodžiu, negali daugiau negu 5% sudarančios įmonės daryti daugiau negu 5%. Kaip pasakys. Bet dabar Microsoftas, Nvidia, Apple, visi supergigantai nebegali sutilpti. Reikia rebalansuoti. Tai vėl taisyklės, kažkas daro sprendimą. Su ten 80 milijardų, kaip pavyzdys, tenka daryti rebalansą. Tai vat, ką renkasi valdytojai sukurti kokį produktą, ETF-ą, jis irgi tam tikrą prasme atsiranda kaip kitokio lygio. Pasiūlo neaktyviai valdomą, bet pasiūlo kažkokią nišą. Pasiūlo kažkokį regioną specifinį. Tai aš sakyčiau, kad viskas, tas aktyvus valdymas, jis biškai pasislėpė po tų visokių įvairiausių indeksinių ETF ar fondų pavydalų, kurie yra passive tipo. Bet ką reiškia passive Turkijos pieninio ETF-as? Turbūt nėra. Bet kaip pavyzdį to, kad jis gali atsirasti ir tada jau, aš nemanau, kad vis tiek nemanau, kad nueisim į tą, kad 8% bus pasyvus ir visi perka pasaulio akcijų TF, kaip Vanguardo ar iShares'o. Aš to nemanau. Bet ką mes matom statistiką, kad tiesiog įeina iš to pamakalok stock picking fondo į nemakalok, bet nusipirk Turkijos pieninio TF. Manau, kad čia dabar tu šnekėjai ir aš prieš tai nebuvau pagalvojęs apie šitą ir taip dabar man tokia mintis toptelėjo. Tai kas yra pasyvūs fondai? Pasyvūs fondai tai yra, kurie trekina indeksą. Ar tai bus
standartinis fondas, ar tai bus ETF, ne? Bet būtent dabar, va, jeigu taip užduot, prisimintum ar mokymus, ar šiaip klausimus, klausia, yra pasaulio akcijos S&P, šitus visi žino, bet tada prasideda technology, artificial intelligence, cyber security. Kas tai yra? Tai tu perki, realiai tie, kas investuotojai perka tuos ETF-us, jie irgi perka pasyvų indeksą sekantį. Bet jisai tai tada, dabar visi bėga į AI kažkokį pasyvų ETF-ą, AI sugrius, atsiras. Bet jiem irgi sudarant jo indeksą kažkas turėjo nepasyviai padaryti taisyklės. Bet mintis ta, kad vyksta aktyvus peralokavimas tarp pasyvių į nišų. Bet ta prasme, kad taip, pensijų valdytojai, stambus instituciniai, jie labiau tiesiog perka vos ne viską, galbūt išskaido į mažesnės dalelės, žinai, kad ten neperka viso pasaulio, bet perka Ameriką, ten Europą, Japoniją, Aziją, susikomplektuoja, galbūt šiek tiek proporcijas skiria. Bet kad to galutinio stokpikinimo tiek nelieka, bet kad būtent tas bent jau retail, tas mažasis investuotojas, ne tai kad mažasis, bet tas retail investuotojas, jisai Mažmenis, nors ir perka indeksinį daiktą, bet jisai mano bent jau su matymu ir kokius klausimus ir kokie ten vyksta forumai ir panašiai, kad vis tiek tada jau renkasi nišas. Tai tu nerenki konkrečios įmonės, bet renkiesi nišas. Ir kai vyksta stumdymas tarp nišų, tai yra tas pats aktyvus investavimas. Tik kad, su 500 akcijų stumdai. Taip, kad tu tik neperki akcijos, o perki... Tai iš čia ta statistika šiaip ateina, bet be abejo, didėja, natūraliai didėja ta masė ir tų žmonių, kurie pilnai pasyviai, tiesiog nusipirko tą ETF, anksčiau nebuvo, dabar atsiranda, bet tai, manau, pasislėpia po to bendrų paveikslų, kad tikrai daug kas pasyviai investuodami nemažai daro aktyvių dalykų, nekalba apie indeksus jau, kurie turi savo niuansus, kuriuos reikia rebalansuoti, sukurti, pakeisti ir ten irgi vyksta tam tikras active managementas. Tai šiaip, aš pavyzdžiui, asmeniškai netikiu. Man atrodo, Amerikos pavyzdys, kur akcijos 50-50 pasyviai aktyviai, jau manau, kad yra daug. Ta prasme, šiaip aš buvau čia prieš metus gal šitą pamačiau, nes gal jau daugiau negu metai yra tas santykis. Ir buvau nustebęs, kad kaip greitai pasiekė. Bet aš taip sakyčiau, kad iki 8% turbūt. Bet jeigu reikėtų lažintis, sakyčiau, kad turbūt iki 8% nedais. Ir žinai, aš sakyčiau, žmonės kodėl renkasi ETF-os, aš manau, ne dėl to, kad turi tyrimus ir žino, kad, tarkim, valdytojai aktyviai valdantis neplenkia to ETF-o. Aš nemanau, kad ta argument, jeigu darytum apklausą, kad į tai varį, jis sakytų, tai pigiau kainuoja, toks yra marketingas. Tai, o tą jau seniai žinom, tai kodėl jis nedaro. Bet ETF-ai yra pigesni ir čia dažniausiai yra ta logika, bet jie nežino, kad aktyviai nebūtinai apsimoka, nes tu ten nepristrateguosi. O dabar jūs, kad čia GPT pasileis kiti, manau, pilna bus visokie vėl. Kokia akcija ten Turkijoje iš pieninių geriausia. Ir ten kažką pradės fantazuoti su disclaimeriu, kad ne ką žinau, čia aš tik AI, bet žmonės nori donos ir žaidimų, kol nenuimsim, kol žmonės nenustos norėti džiazo ir žaidimų ir panašiai, aš manau, kad nepakeisim situacijos taip stipriai. Čia buvo Tadas Rinkūnas klausė, sveiki, viskas aišku, dėl ko verta pirkti akumuliuojant ETF ir atėjus, pavyzdžiui, pensijai po truputį nusiminėti. Tačiau kokia geriausia išeitis, jeigu reikalingi pinigai, bet pati rinka yra raudonuojanti. Labai nesinorėtų pardavinėti minuse, kas jei 1-2 metai tokie iš eilės, įdomi jūsų nuomonė, kaip geriausiai suktis esant tokiai situacijai. Ateikite mūsų mokymus ir susiformuosit tikrai super diversifikuotą ir tyrimais paremtą portfelį. Aš taip, vadinkim, tokia bazinė žinutė. Mums neįmanoma, mes turim 9 paskaitų ciklą, ne? Ir tai ten įsitempia po 3 valandas, daug tos medžiagos yra. Ir tai atrodo, kad dar galėtum daugiau. Neįmanoma vienu sakiniu atsakyti kitaip, kad, sakyčiau, reikia turėti portfelį, tada tie raudonavimai nebus, nekels įtampos. Tokios. Ir nebus problemos. Jeigu visgi norim maksimalios rizikos ir norim didžiausią riziką, daugiausiai uždirbti ir daugiausiai rizikos, tai tai yra gyvenimo realija. Tas ne, kad jeigu tu nori daug sportuoti, tu turi būti pasiruošęs traumoms. Čia nėra kito kelio. Ir negali pasiūlyti, kad bėg po 100 km per dieną
ir beje nepatirti traumos. Nu, taip neįmanoma. Čia toks yra side efektas, manau. Aš tai dar papildysiu, praplėsiu, kaip aš galbūt supratau klausimą, nes čia galbūt bandė lyginti, jeigu perku akumuliuojantį, tai aš negausiu srautų ir kai nukris rinka, man reikės pinigų, aš turėsiu pardavinėti. Bet versus, tarkim, perku, kuris išmoka dividendus ir tada gaunu tos dividendus ir man nereikia pardavinėti. Tai jeigu Tadai toks buvo klausimas iš tikro, tai mano atsakymas yra jokio skirtumo. Nu, ta prasme, visiškai jokio Nu, gal net skirtumo. blogiau, jeigu ilgainiui vis tiek in the market Jo, būt ta prasme, geriau negu laikyti ant stalo. mano supratimu taip, jeigu tu parsiduodi, nu, pavyzdžiui, nežinau, imkim pasaulio akcijų indeksą, kuris pabrangsta 10%, bet dar 3% dividendų išmoka, tai tas, kuris akumuliuoja, jisai pabrangsta 13%. Tai ar tu gavai 3% dividendais, ar tu tą 3% pabrangimą, nu, paskaičiavus, pardavėjai ir pasiėmei, visiškai tas pats. Ir ar rinka pakilusi, ar rinka nukritusi, jokio skirtumo. Nu, ta prasme, taip, tai nėra geras metas, bet nu, tai tada gali sakyti, kad ir tos dividendus išsimti ir jų nereinvestuoti yra irgi blogas metas. Bet jeigu mes šitus du dalykus lyginam, jeigu toks klausimas buvo, tai mano atsakymas yra, nu, realiai jokio skirtumo. Be abejo, tada, kada rinka nukritusi, geriau nepardavinėti, bet ar tas kritimas per metus du pasibaigs ar ne, nieks nežino, o ne vidutiniškai per metus du turėtų pasibaigti, nes ta meškų rinka 1,5 metų vidutiniškai trunka, bet yra buvę ir kad trunka ir 3, ir 5, ir netgi turbūt yra Japonijoje ir ten 10 tęsiasi. Tai, bet jeigu klausimo ta potekstė buvo tokia, ar pirkti dividendinį dėl to, kad tada man išmokės ir nereikės pardavinėti, versus perku akumuliuojantį ir tada reikia pardavinėti, man atrodo, yra visiškai tas pats, jeigu jis parsiduoda tą dividendų dalį. Nu, aš nematau jokio skirtumo. Taip, tada buvo kitas klausimas, čia jau negalėsim atsakyti turbūt. Sveiki, gyvenu Ispanijai, išsiregistravęs iš Lietuvos, kaip galėčiau atsidaryti investicinę sąskaitą. Mano supratimu, tai investicinė sąskaita galios Lietuvos rezidentam ir mokesčių mokėtojam Lietuvoje. Tai turbūt, jeigu norit investicinės, aš negaliu garantuoti šito, bet drįšiu spėti, tai jeigu jūs... Kur mokesčius mokė, Jo, ten... jeigu jūs... Bet čia vienas iš klausimų, vadinkim, specifiškai kaip patikslinti jau, kaip ten bus realybėje. Taip, čia dar toks buvo pirmas, nežinau, koks čia vardas, Loks. Ar bus taikoma neapmokestinama 500 eurų GPM lengvata investiciniai sąskaitai? Ir antras, kaip suprantu, bus galima deklaruoti investicinę sąskaitą ir esančią pas užsienio brokerį. Tai į antrą klausimą sakant, taip, turėtų būti galimybė, ten pagal tą įstatymo projektą yra, kad reiškia investicinė sąskaita, tai yra sąskaita esanti finansų įstaigoje, kur yra Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės finansų institucijoje. Dar detalių nežinom, bet iš to, kiek gavom atsakymų taip, ar GPM lengvata investicinė sąskaitai bus, tai mano supratimo atsakymas labiau ne. Tai jeigu jūs klausėt, kad aš įdėjau 5,000, uždirbau 5,000, išsiemu visus 10, ar tam 5,000 prieaugiui, kurį gaunu iš investicinės sąskaitos, yra GPM lengvata 500 eurų, mano supratimu ne. Nu, apie tai niekur kol kas bent jau nebuvo šnekėta. Bet čia noriu tiesiog dar kartą pakartoti ar papildyti, kad pagal tai, kaip dabar, realiai yra du modeliai. Jūs galėsit investuoti taip pat, kaip jūs investavot, nieko nekeisti. Kiti net nežinos, kad kažkas laiko. Arba galėsit kažkokias savo investicinės sąskaitas, investicijas priskirti tai investiciniai sąskaitai. Ir mano supratimu, aš galėsiu dalį investuoti vienaip, dalį kitaip. Tai čia aš jau pats nuspręsiu, kurios investicijos mano bus po ta investicinė sąskaita, o kurios ne. Tai va, ir tom investicijom, kurios bus kaip buvo, tai ir galios tos pačios mokestinės lengvatos, tie 500 eurų investicijų prieaugiui, indėlių palūkanom, sutelktinio finansavimo palūkanom. Tai tas kaip ir pagal tai, kaip dabar yra komunikuojama, toliau galios. Tai va, ir dar du klausimai, nežinau, ar šitą mes Lukai atsakysim. Tomas rašė, ką manote apie kompensą IGD fondą Paribas US Growth? Kodėl sklando tiek daug visokių nuomonių apie M Capital?
Ar yra geresnis būdas investuoti vaiko pinigus, ypač ilgam laikui, nei į čia, tai yra tą fondą? Nori komentuoti? Įdėsim tą, kur aš kalbėjau apie tą investicinio gyvybės draudimo, tas kašto paskaičiavimą. Nu, tiesiog linkas ten į tą Exceliukas ten toks, bet gal net ir yra pasidarę kažkaip, nu, tokį, kur suvedė. Įsiveskit ir pažiūrėkit, kiek sumokėsit to mokesčių. Ir manau, nu ir bus atsakymas. Ar ten vieno ar kito draudiko čia net neauks skirti. Aš čia gal tiesiog pakomentuočiau, nėra blogai ar gerai, yra brangu arba nebrangu. Taip. Arba mažiau brangu. Daug labai brangu arba mažiau brangu. Vat ir tiek. Ir jeigu jums, žinai, čia kaip sakai, vieni perka džinsus už 100 eurų, kiti už 1000 eurų. Nu, tai už 1000 eurų ten su labai gerų ženklų prekinių nereiškia, kad jį daug daugiau kainuoja pagaminti. Jie tiesiog daug daugiau marketingų išleidžia. Tai va, tai čia, nu, brangu arba mažiau brangu. Bet yra ir kur galbūt yra visai nebrangu. Tai va, tai čia kodėl? Atsakymas yra toksai, kad pagal tą tyrimą turbūt pamatysite, kuo išsiskiria. Aš šiaip sakyčiau, čia vėl ir buvo, nu, nesvarbu kokia įmonė, bet buvo US Growth, ne, kažkoks. Yeah. Tai bus geriausias turto klasė, geriausiai rinkoje ir geriausias buvo tas. Šiaip reikėt minti, kad investicinis gyvybės draudimas iš principo atsiperka tada, kai jūs daug uždirbat, nes GPM klausimas. Nu, jeigu uždirbsit 0 per 10 metų, tai čia yra, nu, neįtikėtinai brangiausia daiktą nusipirkot kokį įmanoma. Bet nieks nežinoma, kils ar kris. Dabar pagaltinė situacija atrodo, kad, nu, daug modelių rodo, kad nebūtinai JAV sekančius 10 metų bus geriausia regionas. Pagal, tarkim, įvairius vertinimus, taip pažiūrėjus. Tai iš tos pusės, nu, taip vėlgi, nežinant ten, nu, kas bus ateityje, bazinis modelis, kad jeigu mes tikimės, kad tas pats fondas varys dar 10 ar 15 metų ir bus geriausias, tai galbūt ir okei. Bet jeigu tas keistus ir jis nebūtų geriausias, aš manau, kad tai, nu, kaip sakyti, gali būti labai brangu. Nu, tai va, o kalbant apie vaiko pinigus, tai aš siūlyčiau pasižiūrėti mūsų, dabar nesimenu, kelinta ten laida buvo, su Lina Banytė, ten apie vaikų asmeninį finansinį švietimą ir buvo kažkiek esam palietę ir vaikų pinigų investavimą, tai nu, ten yra niuansų, bet siūlyčiau ten pasižiūrėti, nes tų variantų, kad grinai vaiko vardu investuoti, jo, yra daugiau variantų apart investicinio gyvybės draudimo vaikui, kur gyvybės draudimo nėra. Tai nelabai yra, bet daug tėvų investuoja tiesiog savo vardu, o po to, tarkim, nežinau, padovanoja ar kažkaip kitaip tas investicijas perleidžia. Tai va, ir paskutinis turbūt šitoje vietoje būtų, kalbant apie jūsų pačių investicijas, koks buvo pats didžiausias pelnas procentais ir pats didžiausias nuostolis procentais per metus. Tai tavo arba mano patirtas klausė Linas Pučinskas. Mes esam kalbėję kažkuriam iš tų, gal net ir kai ten, tai linksmasis Balkanų šou laikais, tai manau 100% per metus buvo. Tik tai. Buvo, nu, sakau, 100% per metus buvo normali praktika. Po to sekė normali praktika, ten minus, iš kurių pozicijų minus 9,9, buvo normali praktika. Tai gal taip, dabar, tai kokiam laikotarpį, kai buvai studentas ar kai dabar? Dabar, sakyčiau, jeigu... Ne, tai čia klausimas buvo konkretus, procentai per metus. Tai, nu, per visą karjerą, jeigu žiūrėtum, koks didžiausias procentas pliuso, koks didžiausias procentas minuso. Per metus, ne per poziciją. Tai, bet ir čia klausimas, ar portfelio, ar... Patikslinsim, pasižiūrim. Pozicijos arba... Nu, kaip ir nedetalizuota, ar portfelio, ar ne portfelio, tai portfelio aš turbūt man sunkiau būtų atsakyti, atskirai pozicijom, tai turbūt esu turėjęs, bet čia vėl buvo tikrai tos didžiausi svyravimai buvo prieš daug metų, tai dar 2008, ten prieš krizis ir po krizis, tai esu turėjęs, kur investavom į, nu, kaip ten, aš neatsimenu, ar tu dalyvai, tokia buvo Bulgarijos IPO buvo, Eurohold Bulgarija. Eurohold, no. Jo, tai berods, jeigu neklystu, pirkimo kaina buvo kažkas 3 tie Bulgarijos pinigai, o pardavimas buvo 9.
Nu tai va, čia kart 3 grubiai, Ir 200. nereikėjo laukti ilgai. Jo, ten metų bėgė buvo, ten tikrai metų bėgė, nes ten Faktūrai. strategija Bet buvo. supranti, kart 3. Dabar žiūrėk, kas antras mūsų žiūrovas iš Nvidijos, tas kart 3 yra kaip čia labai, Jo, kiekvieną savaitę. Tai tas pasižiūrėjus Nvidijos grąža dabar metinė berods 208 ar kiek procentų. Tai čia va, Šiemet 100 šiam ar kažkas ten. iš Nvidijos, tai yra pačios didžiausios pasaulyje kompanijos, arba dabar jau gal ne pati Euroholdas didžiausia. tikrai nepretendavo. Jo, kad kai pagalvoja realiai iš kažkokių ten tokių nišinių, žinai, kaimo įmonių, va čia buvo tokie svyravimai jėga, o dabar yra pačioj didžiausios įmonės pasaulyje tokie judesiai, nu, tai truputį kažkaip taip pasuki galvą, blemba. Bet, o pats blogiausias, tai aš jo irgi esu nekartą minėjęs, tai esu turėjęs tą Kinijos įmonę, kuri, jeigu aš neklystu, nuo ten procentais minus 90 ar tai minus 95. Kažkas ten pinigais buvo nuo 20 000 litų iki gal 5 000 ar 4 000 litų. Tai šitas buvo mano, aš kaip juokaudamas sakydavau, kad čia mano magistro studijų kaina buvo. Greitai gana susisuko, gerai, kad magistras nemokamai buvo, bet jo, tai va šitas patyrėm, bet ir turbūt po to, kai pradėjom jau eiti į tą investicijų valdymo įmonės kūrimo procesą pradėjom, tai tos asmenės investicijos tokios stebuklingos bent jau pas mus baigėsi. Viskas įmonėje. Tai... Jo, ir kadangi nemaža dalis investicijų buvo per įmonę pradžiai, nes tiesiog reikėjo ten tą kapitalą gana didelis formuoti, tai tos investicijos buvo gana konservatyvios. O dabar... Nežinau, ar turėjomės didesnį negu 15% kritimą. Portfelio? Nu, gal 20. Įmonės? Jo. Ne, dabar per tuos metus maksimalus buvo 8%. Per visus, nuo 12 metų kažkas tokio. Bet ten ir grąža tokia, indėlio grąža, žinai. Tai va, tai tie svyravimai po 8 metų krizės, jie gerokai sumažėjo ir kai aš matau, ten, tarkim, kaip kriptovaliutos svyruoja arba va, tam tikros akcijos pavienės, tai aš nesivaizduoju savęs, kad aš galėčiau turėti Nvidijos nusipirkęs ten už 5% portfelį. Nu, neįsivaizduoju. Taip, kaip pat Šarūnas Anilionis, kai kalbėjau su juo, tą pratimą turbūt visi turi pasidaryti. Nu, daugelis tą pratimą. Kas nori tą daryti, turi tą pratimą pasidaryti ir kažkokiu momentu tai bus klausimas, ar kainuos tiek, kiek magistro studijos, ar tik tais kaip namas. Klausimas, kiek kainuos turbūt. Dabar turi žmonės įvairių pozicijų, visokius Beyond Meatus ar ten Zoomus ir panašiai. Manau, visi prisirankėjo, pas mane irgi tas pats buvo pozicija 10 000 litų, nežinau. Tai kai reikėjo parduoti, komisas buvo brangesnis negu jos vertė buvo. Tai tokia ir pozicija. Bet tą pratimą daugelis, manau, pasidarėm. Aš manyčiau, kad absoliuti dauguma profų, kas dabar dirba investicijų valdyme, manau, retas, kuris nebus to pratimo pasidaręs. Ir kaip tu tą žinai, kažkaip prisimeni, paskui kažkaip blanksta tas, jau pamiršti, galbūt mažiau atsimeni, bet visi tą turi. Tai atsakyčiau, kart 2, kart 3 poziciją turėt, visi turėjom, no problem, minus 99 praktiškai irgi turėjom. Kuo toliau važiuoji, tada jau nebenori tu nei minus 99, nei labiau, kaip sakyti, tiki tais stebuklais, kad čia kart 3 per metus yra normali praktika. Ir viskas tampa labiau tokia rutina. Jo, aš dabar su vienu kolega šnekėjau ir, tai, žodžiu, ten dalyvavo mūsų mokymuose, tarkim, apie tą inertiškumo filosofiją, bet jisai ją taip nuėjo taikė ant visų Nasdaqo, žinai, Nasdaqo įmonių. Ir tiesiog, taip juokaudama šnekėjau, sakau, tai kokie svyravimai, žinai. Tai sako, tai ten su mėnesio bėgė būna, kad diena plus minus 10%. Ta prasme, tai reiškia mėnesio bėgė gali būti lengvai ir minus 50, žinai. Tai mes atėjom iš po krizės. Ta prasme, mes matėm, kaip pinigai degė realiai. Ne tiesioginė to žodžio prasme, bet degė. Žmonės prarasdavo ten, kiti susvertais buvo investavę ir ten tie repai šaudydavo. Vienu žodžiu, tai mums rizikos valdymas, nežinau, bent jau atrodo natūraliai, mes ieškojom rizikos valdymo, atrodo, tų sprendimų. Ir galbūt tai yra minusas, nes po to sekė gana, kaip sakant, geras ralis rinkų, kuris tęsiasi vos ne 15 kiek metų, bet iš kitos pusės tu supranti, kad tu nenori dar kartą tų kalnelių, o dėja yra taip, kad kuo tu, kaip sakant, metai dedasi, tai tų kalnelių dažniausiai dar mažiau nori.
nes ir atsakomybės kitokios, kaip sakant, anksčiau aš, jeigu ten turėjau portfelį X ir būčiau viską praradęs, tai nuo manęs niekas ten nepriklausė, tai šeimos nebuvo, vaikų nebuvo, koks Spaudi gazą ir važiuoji. Jo, tai atidirbsi, dabar situacija kažkokia kitokia, bet taip, tų svyravimų matėm, galbūt ne tokių, kaip čia buvo kripto pasaulyje, bet mano supratimu, jeigu tu iš investicijos per metus matai daugiau negu 100% gražą, tai reiškia, kad tu ją gali, tavo lūkestis turėtų būti iš tos neigiamos pusės, gali būti ir -100. Mano toks supratimas. Jeigu tai yra tik +100, gerai, tai -50, tai drąsiai. Akcijų indekso, JAF akcijų indekso, tie geriausi ir blogiausi 12 mėnesių rezultatai yra kažkas +100, -50, jeigu neskaičiuojam didžiosios depresijos. Tai jeigu mes matom +300, tai Nvidia prieš 2 metusgi buvo nukritus 8%. Tai čia toli eiti net nereikia. Ir nebuvo kažkokia didelė krizė. Jeigu buvo nukritus 8%, vis tiek būtų nemaža dalis pliusė, manau. Tai kaip sakyti, čia pasaulis dėl to nesustotų. Bet niekas nepasikeitė. Va čia galbūt moralas toks, kad šiaip mūsų laikais tas vyko ir po 10 metų, vyksta ir dabar, ir vyks turbūt ir po 10 metų. Keičiasi tik forma ir pavadinimai. Tai aš daugiau klausimų neturiu, nebent tu, Lukai, dar iš savęs kažką norėtum dadėti. Tai aš tik pasakysiu, kad turbūt gali būti, kad keliausim atostogaut, dirbsim vis tiek, kaip sakant, visuomenės labai, bet šitoje vietoje pasižiūrėsim, kaip čia ta mūsų Lietuvos vasara klostosi. Šiaip tikrai rašykit komentarus, klausimus uždavinėkit ir toliau ir daugiau ir nebijokit. Tikrai jau agituojam popiškai, kad turbūt labai tikimės iki vasaros galo jau, kad bus galbūt 70-80% jau visos medžiagos, ką norim sudėti į mūsų naują puslapį, atnaujintą. Ir tą, ką mes čia kalbam, galėsim dalintis jau kažkokią nuorodą, aiškesnė, kur tą gali dar pasiskaityti. Tai visą tą medžiagą norisi sudėti į vieną vietą, kad tie, kas klausot podcastus, žiūrit ir džiaugiatės, bet dar norėtumėt po to kažką ir pasiskaityti, pasižiūrėti, bet vienoje vietoje, tai bandysim tą padaryti. Bet be abejo laukiam ir jūsų pasiūlymų, komentarų. O manau, kad sezonas tikrai, kaip sakyt, jeigu iki vasaros apšilom su mūsų podcastais, tai nors juokavom, Lietuvoje nėra labai daug žmonių, ypač tokioj nišiniai temai, ką kalbint, bet tikrai bandysim kasti ir toliau ir kviesti įvairius žmonės pasišnekėti. Ir karts nuo karto su Artūru padarysim tą Q&A, jeigu. Bet jūs balsuokit, rašykit, nusibodot, hebra. Pakvieskit, ką nors, nebereikia jūs, nebešnekėkit, paimkit kitus vedėjus. Temos geras, bet jūs nusibodot. Rašykit, arba sakykit, ką pakviest. Tai jokiais, turbūt geros vasaros, bet susimatysim neužilgo. Aš pabaigai tiesiog dar kartą, jeigu jau pasižiūrėt iki šitos laiko, tai padėkoti už tai, kad žiūrit ir kad pagituotumėt tuos, kurie galbūt dar nežiūrėjo arba kurie neprenumeruoja mūsų kanalą, tai paspaust subscribe, like ir pasidalinti. Kaip sakant, esam čia dėl to, kad daugiau lietuvių sužinotų apie tai, kas yra investavimas, kodėl yra tą gerai daryti, kaip tą gerai daryti, teisingai daryti, kad visiems būtų gale dienos daugiau pinigų sąskaitą. Tai geros vasaros ir iki kitų kartų. Nenukaiskit.